rytas, labai malonu matyti tiek daug susirinkusių kultūros tarybos forume. Ačiū, kad pakvietėt. Nesu profesionalas šios srities, bet esu prasmingų ir konstruktyvių diskusijų mėgėjas, tai gal kažkiek prie to prisidėsiu, moderuodamas antrą diskusijų mūsų renginio dalį, kai diskutuosime apie praėjusius 4 metus ir ateinančius 4 metus. Taigi, taip pat ir pradedam. Formatas labai paprastas. Pradžioje kultūros tarybos nariai pasakys, ką jie nuveikė per pastaruosius 4 metus, po to trumpa pertraukėlė ir diskusija. O dabar sveikinimo žodį prieš kultūros ministrė Liana Ruokytė. Prašau, ministrė. Galime paklausti. Labas rytas visiems. Labai miela matyti tiek daug kultūros lauko iškilių veidų. Iškilus tai yra, turėjau mintyje, kad labai aktyvus, nes jeigu ryte galima matyti kultūros tarybos formą, vadinasi, jums rūpi kultūra, tai yra geras ženklas. Tad dar kartą sveikinu visus susirinkusius į kultūros tarybos kasmetinį renginį, tai yra jau graži tradicija. Na ir aišku, aš tuo pačiu norėčiau pasveikinti ir pačią kultūros tarybą ir tarybos narius, atlaikiusius pirmosius iššūkius, nelengvus, išlaikiusius pirmąjį egzaminą, žengusius nelengvus pirmus žingsnius. Kaip žinia, tikrai buvo sunkus laikotarpis visiems, kuriems tenka pionierių dalia. Iš tikrųjų reikia praeiti vos ne katorgą, nes iš ties tu nežinai, ar tai, ką tu darai, pasiteisina, ar ta struktūra, kuri yra sukurta nuo pat pirmųjų žingsnių, yra ta pati geriausia struktūra ir visada asmeniškai priemi kiekvieną iššūkį, kiekvieną galbūt kritikos šūksnį ir tai yra tikrai nelengvinanti aplinkybė, dirbant šį nelengvą darbą, žinant irgi tam tikras sąlygas, tai yra nuolatinį finansavimo kultūrai stygių ir kritika ateinančia ne tik iš politikų ar kultūros ministerijos biurokratų pusės, bet ir iš paties kultūros lauko. Tad sveikinu visus išlikusius gyvais. Ir iš tikrųjų norėčiau visiems nuoširdžiai padėkoti, aš jūs labai vertinu ir iš tikrųjų jūs esat patys aukščiausio lygio profesionalai, kurie iš tikrųjų nepabūgote ir neatsitraukėte, vis dėlto laikėte frontą ir dirbote visus 4 metus. Rezultatai tikrai įspūdingi, turint mintyje, kad jūsų paskutiniais metais nepalaikė kultūros ministerija, priešingai sankcionavo, biurokratai spaudė kampan ir trukdė visai kaip atlikti deramai savo darbą. Nepadėjo jums ir naujai sukurtos, sakyčiau, sunkinančios aplinkybės ir biurokratinės taisyklės, tai yra baisi raizgalynė, kurie iš tikrųjų turbūt kultūros laukas nežino, kokiomis karo sąlygomis dirbo kultūros taryba, aš tą žinau, nes aš žinau kultūros tarybą iš vidaus, man teko pačiai ekspertuoti. Aišku, aš vieša ekspertė, turbūt pirma ekspertų grupė, kuri buvo tikrai vieša ir atlaikėme irgi daug aštrių strėlių, bet kultūros tarybai teko iš tikrųjų per tos 4 metus priimti daug smūgių ir dėl ekspertavimo, sakysim, nepilnavertiškos galbūt kokybės, kokios norėjosi, dėl įvairių priežasčių, dėl, aišku, viešųjų pirkimų netobulų ir pačios sistemos netobulumo. Tai viena priežastis tai ekspertavimas, kita priežastis tas finansinis stygius ir visų pirmiausia, galvojant apie tai, kad tik 1/6 visų paraiškų ateinančių kultūros tarybą būdavo patenkinama finansiškai, tai aišku, nepasitenkinimas iš kultūros lauko tik augo. O jau kalbant apie žmogiškuosius išteklius, tai kultūros taryba, kaip žinia, dirba berods 10 žmonių prie paraiškų apdorojimo. Pasaulyje, gaunant tokį kiekį paraiškų, tai yra tarp 5–6 tūkstančių paraiškų, dirba kultūros tarybose apie 100 žmonių. Tai galite įsivaizduoti, kokios sąlygos. Ekstremaliomis sąlygomis dirbant, vis dėlto aš noriu pasidžiaugti kultūros tarybos darbu. Ir norėčiau dabar tokį intarpą, kad jūs paplotumėte. Dabar galbūt
dar kartą noriu patvirtinti, kad kultūros taryba laikau pačia svarbiausia kultūros ministerijos partnerė ir sieksiu užtikrinti jų nepriklausomybę, tai yra įtvirtinti tą demokratijos principą, tą pagarbaus atstumo principą, kuris iki galo nebuvo įtvirtintas, tai aš jums garantuoju ir prie visų labai viešai pasižadu, kad iš tikrųjų darysime viską, kad kultūros taryba galėtų harmoningai veikti ir atlikti deramai savo pareigą. Tuo pačiu mes, aišku, teisėkūroje darysime viską, kad palengvinti tą darbą, kad kuo mažiau būtų biurokratijos ir kuo lankstesnė sistema būtų būtent ekspertavimo kokybės kėlimui. Ir, žinoma, viską darysime, kad tas vis dėlto finansavimas didėtų. Jau kai kuriuos žingsnius ir padarėme, tai pasigirsiu, kad iš tikrųjų mes su kultūros taryba jau dabar yra paskelbtas konkursas į 3 vietas, kurios yra tarsi kultūros lauko stebėsenos ir kultūros politikos analizės bei prognozių centras. Kaip jisai trumpai vadinsis, dar nežinau, bet tikslas yra būtent grįžtamasis ryšys, kurio labai trūko Lietuvai. Politikai kūrė politiką, įgyvendintojai įgyvendina ją, o niekas nežino, ar ji buvo gera, ar ji bloga, kokie rezultatai, niekas jų nerinko, niekas duomenų neapdorojo. Tai reiškia grįžtamo ryšio ir tos kritikos, kurios aš labai noriu ir labai lauksiu. Vis dėlto 25 metus nebuvo. Aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko balandžio pradžioje vis dėlto įtvirtinti tą vadinamą centrą, analizės centrą, kuris netrukus pradės dirbti ir iš tikrųjų tikėsimės, kad po metų jau turėsime bent jau menkus rezultatus, iš kurių galėsime spręsti, ar mes žengėme teisingą linkmę ar ne. Tad kultūros taryba vis dėlto matau kaip mūsų didžiausią partnerį įgyvendinant kultūros politiką. Ir aš tikiuosi, kad mūsų didysis tikslas įtvirtinti kultūrą kaip strateginę sritį valstybės politikoje ir iškelti, galbūt grąžinti jai gerą reputaciją, kurti jos gerą įvaizdį ir parodyti jos reikšmingumą visuomenės kasdieniam gyvenimui. Tai aš tikiuosi tą didįjį tikslą mums kartu pavyks įgyvendinti. Na, o jums linkiu, aišku, vaisingų diskusijų, gerų minčių, idėjų, nes iš tikrųjų naujai kultūros tarybos sudėti tikrai reikės tų gerų idėjų. Aplinkybės yra tikrai dabar palankios, vėjai yra palankus, na ir aš norėčiau, kad tie vėjai pūstų į tą kultūros būrę, kad iš tikrųjų ta kultūra po 4 metų būtų iš tikrųjų pagarbioje vietoje ir kad jai iš tikrųjų nebereikėtų įrodinėti, kad tai ir yra žmonių saugumo garantas, kad tai yra mūsų išlikimo garantas ir kad tai yra naujoms kartoms galbūt pagrindinis impulsas likti savo šalyje, mylėti ją ir kažką jai duoti atgal, tai yra kurti kažkokią pridėtinę vertę. Tai linkiu visiems gerų diskusijų, aš liksiu su jumis kiek galėsiu, įsijungsiu į diskusijas, bet aš manau, kad jūs, profesionalai, kurie esate labiausiai patyrę, jūs turite daugiausia minčių ir daugiausia idėjų. Ačiū dar kartą ir sėkmės. Kultūros tarybos narių pasisakymams ir aš pakviesiu čia užimti vietas. Žinoma, tarybos pirmininkė, ponė Daina Urbanavičienė, taip pat tarybos narius, Rūta Janonienė, Vaida Jauniškį, Saulių Valių ir Remigijų Vilį, taip pat Stanislavą Žvirgždą. Prašau. Aš gal mikrofoną tada, ponė Daina, jums perduodu, jūs jį sėkmingai dalinsitės čia. O po mažiau nei valandos pertraukėlę ir po to pradėsiu diskusiją. Prašau. Ačiū ministrui, kad motyvacija kalbos, nuolatės kalbos, nors įpinti labai pavogė. Bet kadangi programa yra susitikta, vis tiek noriu trumpai pristatyti savo 4 metų veiklą. Tai pasiskirstėm vaidmenimis, kas ką pristatys. Tai aš labai trumpai pristatysiu, apskritai, kaip ta mūsų veikla atrodo, kaip jinai skiriasi, ką mes atlikom
Lietuvoje visi tie, kurie turėjo viską nuo nulio sukurti. Tai labai susidūrėm su daug iššūkių ir norėtų sugrįžti į praeitį. Jeigu Dimitris minėjo, kad tai mums nebuvo labai lengva, buvo daug iššūkių. Ir žinot, sukurti biudžetinį įstaigą nuo nulio, tai irgi tam tikras ypatingas iššūkis, nes problema didžiausia buvo, kad mes neturėjome pereinamo laikotarpio, kaip kitos visos namų tarybos. Tai viską nuo nulio sukurti biudžetinės įstaigos dokumentus, kurie yra susiję su pačia veikla, teisiniai dokumentai buvo aptariniai ir dabar turim tik tai mūsų 11 žmonių, neturim administracijos, sukurti visą kolektyvą. Ir mes tą puikiai padarėme ir neturim pereinamo laikotarpio sukūrėm paraiškų administravimo sistemą, projektų veikimo, paraiškų. Ir esam patenkinti, nenorim skųstis, einam žiūrim į priekį. Tai vat, ir aš tik atkreipiu dėmesį, kad čia turbūt svarbiausias yra dalykas, kad 2012 metais kultūros politikoje buvo padarytas labai svarbus žingsnis. Taip pat tas buvo įkurta kultūros taryba, tai reiškia pasukta link kultūros demokratizacijos, tai yra savireguliacijos, kai finansų skirsto pati kultūros bendruomenė be jokio politikų įsikišimo. Čia yra svarbiausias žingsnis, nes kitos Europos šalys tą senai padarė. Mūsų tikslas ir būtent siekiant šitą kultūros tarybą buvo žiūrėta, kad būtų laikomas pagarbaus atstumo principo. Tas pagarbaus atstumo principas tai nėra naujiena, pradėjo diegti patys pirmieji Britai. Jais pasiekė skandinavai ir žinau, kad pati ta žmonių dalis, kurie norėjo ir siekė, kad būtų įsteigta kultūros taryba, jie bendravo ir konsultavosi su skandinavais, tai praktiškai tas modelis yra žiūrimas ir įvažiuojamas į skandinavišką modelį. Taigi, kas sudaro mūsų kultūros tarybą? Tai bendruomenės tarp tarybos nariai, 11 žmonių, kurie yra išrinkti kultūros pačios bendruomenės, o ministrės teikimu teikiama vyriausybė tvirtina. Ir tada mūsų tarybos yra administracija, bet dabar labai tik tai pristatysiu mūsų tarybos narius. Tai yra Remigijus Dailys, Saulius Valius, Stanislovas Žvirdas, Vaidas Jauniškis, pirmininkė Rūta Janonienė. Kiti tarybos nariai negalėjo dalyvauti, bet yra Filipija Vanga, yra Kęstutis Pempė ir Jūratė Katinaitė. Jie yra išvykę, dėl to negalėjo prie mūsų prisijungti. Taip pat prisijungs antroji dalyvų mūsų tarybos narė šiuo metu kultūros viceministrė Vytautė Žemaitytė. Ir dar gal atkreipčiau dėmesį, kad per mūsų šitą kadencijos laikotarpį iš viso buvo 14 tarybos narių, tiesiog 3 pasikeitė. Tai iš tarybos pasitraukė kompozitorius Vidmantas Bartulis, ypatingai Jūratė Katinaitė. Vytautė buvo pakeitusi Vladą Braziūną, o poetą. Ir dar buvo Stanislovas Vitmanas, kuris buvo savo tautinės mažumas. Administracija mūsų. Ministrė užsiminė, kad mūsų administracija susiduria su pakankamai dideliais iššūkiais per 4 metų patirtį. Ir pasakyti, kad tikrai puikiai tvarkomės ir esame ypač tarybos nariai, kaip ministrė, mūsų administracija tikrai esame dėkingi, nes žmonių daug kas nemato, bet jie padaro labai didelį darbą. Ir mes jais pasitikim ir tikrai esame labai dėkingi, nes kaip ir ministrė minėjo, kitose šalyse yra visiškai kitoks skaičius. Mes lankėmės ir dalyvavom su įvairiomis menų tarybomis, esame taip pat priklausom Europos menų tarybos tinklui. Ir tiesiog noriu pasidžiaugti, kad spalio mėnesį vyko pasaulinės Europos menų tarybos suvažiavimas, kaip ir forumas, kur būtent Lietuva buvo įvardinta, kad kiekvienas sėkmingų pavyzdžių tokiais neįmanomais, tiek gaunant paraiškų, nei su tokiu mažu žmonių kiekiu, administruot paštas, kurie tas kartais būdavo nelabai suprantama, nes klausdavo, kaip įmanoma padaryti. Ir aš pagalvojau,
daugiau bendrauti su kultūros bendruomenė, remti įvairias konsultacijas. Kiekviena taryba be abejonės turi tam įsteigtus komunikacijos skyrius, mes dar to neturim, bet turim viešųjų ryšių specialistą ir kiek padeda ir tą daro mūsų kuratoriai. Ir koks tas grįžtamasis ryšys, kodėl mums yra labai svarbu, dėl to, kad mes turim išgirsti, ką kultūros bendruomenė mano, kokios yra tendencijos. Turim sulaukti konstruktyvios kritikos, nes aš dažnai mėgstu sakyti, jos būtų antrosios, kad konstruktyvi kritika mūsų augina. Bet trumpai, kaip pasakyti, yra tokios dalys. Tai mes rengiam rudenį, visą laiką kitame rudenį seminarus. Tos seminarai yra, juose kalbama, kas pasikeitė ir kokios finansavimo naujovės laukia ateinančiais metais. Tada pristatomos kokios dažniausiai daromos techninės laidos, patarimai, tai yra tiesiog tokios konsultacijos kultūros bendruomeniai. Ir mūsų kuratoriai stengiasi, kad tai būtų ne tik tai Vilniuje, bet ir važiuoja didžiuosius miestus. Tai būna, kad mes ir rašome tas konsultacijas, kad jos būna pavadintos socialiniuose tinkluose, ypač Facebook'e, tai galima susipažinti, kaip tas kokios bus naujovės ir kaip tarybos veikla jinai atrodo. Taip pat rengiam forumus nuo 2015 metų ir jais labai džiaugiamės, dėl to, kad tikslas šitų forumų yra pristatyti trumpai kiekvienų metų savo veiklą, ką mes padarėm, kaip mums sekasi. Ir ypatingai svarbi yra bendruomenės, kultūros bendruomenės nuomonė, kad vyktų diskusija, sužinoti, kokios yra aktualios problemos, kokie klausimai, kad kartu galėtume juos išspręsti. Ir be abejonės, kad mūsų labiausiai prieinama informacija tai yra mūsų svetainėje, kur yra viskas sudėta, yra finansavimo taisyklės, gairės, statistika visa, finansuoti projektai, visa jums reikalinga informacija. Ir taip pat trumpai norėčiau pristatyti, ką mes naujo ruošiamės padaryti, jau padarėme. Tai mūsų interneto svetainėje atsirado skirtis konsultacijos. Tai mūsų tikslas yra, kad jūs pradėtume teikti įvairius komentarus, pasiūlymus, pastabas į tam tikrus klausimus. Šiuo metu mes jau paskelbėme ir laukiam jūsų komentarų pastabų dėl šiuo metu egzistuojančių gairių, kokie jūsų siūlymai, kas buvo blogai, kas veikia, kas neveikia. O pirmadienį mes jau pakalbinsim būtent, kas bus galios 18 metais, tai naujas gairių pataisų projektas. Ir jis jau praktiškai yra apšnekėtas kartu kultūros tarybos su kultūros ministerijos politinė komanda. Tai mes pakalbinsim pirmadienį ir tikrai lauksim jūsų visų siūlymų iki gegužės 14 dienos. Tai, ką dar nepasakiau, tai dar svarbus, ką ministrė minėjo, tai mūsų stebėsenos ir analizės skyrius, kurio reikėjo nuo pat įsikūrimo pradžios. Ir tikrai ministrė mums dėkoja, mes norime ministrė padėkoti, kad galim pradėti dirbti. Kad tikrai jaučiam didelį palaikymą iš politinės komandos ir tikrai po baigiantis mūsų kadencijai mes jau turim 3 etatus. Kitą savaitę jau turėsim pokalbius su galimais kandidatais į šitą skyrių ir tiesiog paskatinsim, jeigu neatrinksim, nesirasim gerų kandidatų, žinoma, pradėsim konkursą, tai jeigu kažkokiu turėsite kokių įdomių, gerų kolegų, tai siūlysim, kad teiktų kandidatūras. Ir tada dar trumpai apie ekspertus. Ekspertų darbą pradės paskui papasakos mūsų tarybos narys Saulius Alius. Tai galiu pasakyti, kad per mūsų kadenciją duomenų bazę sudarė 400 ekspertų. Pirmoji kadencijoje buvo bazėje 224 įvairių kultūros ir meno sričių atstovai. Antroji kadencijoje šiuo metu yra 127 ekspertai. Antroji kadencija ekspertų baigsis 18 metų vasario mėnesį. Tai irgi sakyti naujienas, mes šių metų pabaigoje skelbsime kvietimą, prašysime, kad kuo daugiau teiktų, atsirastų gerų kandidatūrų į ekspertus. Ir šiuo metu vyksta antras projektų konkurso finansavimo vertinimas. Ir dirba grupėje šitoje 79 ekspertai. Ir nuveikti mūsų darbai, tada labai trumpa reziumė, kad per mūsų visą kadenciją buvo suregistruota apie 25 000 paraiškų, bus finansuota apie 8 000 projektų, bus, sakom, dėl to, kad mes dabar dar antras konkurso vertinimas vyksta.
Paskirta yra apie 1400 stipendijų ir laukia dar vienas edukacinis stipendijų konkursas nuo Lietuvos dienos. Ir bus paskirta apie 60 milijonų eurų. Ir kultūros taryba dirba, konsultuoja apie 3000 projektų vykdytojų. Tai trumpai tiek, tada toliau tęsim diskusiją, perduodu Stanislavui Žilintui mūsų tarybos nariui, papasakoti pasakysą. Labą dieną. Ačiū ministrei už gerus žodžius. Tai labai padrasina. Gaila, kad mūsų kadencija baigėsi. Taip, nes kitiems bus lengviau. Tai kaip žinot, kultūros taryba buvo įkurta 13 metais ir tais metais kultūros rėmimo fondo biudžetas ženkliai padaugėjo, todėl kad buvo padidintas akcizas alkoholiui, tabakui ir azartiniams lošimams. Iš ten tos lėšos ir ėjo. Ir tas padidinimas visą laiką buvo akcentuojamas praktiškai per visus šitos 4 metus, kad jūs čia visi turi džiaugtis, o ypač kultūros laukas, kad įvyko padidėjimas ir ateityje visą laiką didina. Buvo pamiršta vienas dalykas, labai akivaizdus, kad kultūros rėmimo fondas rėmė tik tais rytis kažkada. O paskiau prisidėjo dar ir programos. Ir dar dalis programų, kurios krizės laikotarpiu buvo užnulintos. Ir kultūros ministerija tada perdavė tarybai finansavimą už 12 milijonų litų, tai yra apie 4 milijonai eurų, bet iš biudžeto pinigų tai mes jau ir nebegavom daugiau, o anksčiau buvo gaunama ir biudžetiniai pinigai. Tai praktiškai tas padidėjimas taip ir neįvyko. Tai kultūros laukas yra šito požiūriu kažkiek tai nukentėjęs. Kaip jau pirmininkė mūsų tarybos minėjo, taryba turėjo pradėti darbą be jokio tokio išankstinio, staiga kibom į darbą ir reikėjo skelbti ir naujus šaukimus paraiškom ir organizuoti pačią tarybą. Tai administracija aš tikrai nepavydžiu, tai buvo juodos dienos, juolab, kad iš kultūros ministerijos, kaip jau ir gerbiama ministrė minėjo, palaikymo tikrai nebuvo. O stengiamasi kažkaip tai visą laiką kištis ir nebuvo gero apsisprendimo, kuris atsirado tik 15 metais, sakykime, kada buvo prieita galutinai prie sričių ir programų finansavimo. Smulkmeniškai buvo gairės reglamentuojamos, lėšos kiekvienai ten tai sričiai ir panašiai. Tai šitie dalykai tikrai nebuvo geri. Nenoriu būti pesimistu, padidėjimas vis dėlto įvyko jau vėlesniais nuo 15 metų pradėjo didėti tas visas finansavimas ir reiškia dabar jis yra gana aukštam lygiai ir manau, kad jis kiekvieną kartą ir didės. Kas nėra gerai dabar tuose dalykuose. Ogi tai, kad yra kultūros tarybai, yra perduotos tokios kai kurios sritys, kurios nebūdingos kultūrai visiškai. Keletą tik tai paminėsiu, kad sakykime, Lietuvos kultūros ir kultūrinių industrijų produktų eksportas į užsienį. Kai buvo akcentuota, reiškia, kažkada, tai kad tai turi būti finansuojama iš skirtingų šaltinių. Kultūros ministerija, ūkio ministerija, veikli Lietuva, privačios lėšos ir panašiai. Dabar vien tik tai kultūros taryba daryti, kiti, aš nežinau, gal ir daro kažkiek, bet tai nėra labai gerai. Apsaugos techninius priemonių rengimas sakraliniuose objektuose ir viskas. Suprantam, bažnyčios reikia saugoti, ten esančios kultūros vertybės irgi reikia saugoti, bet tai ne viengi kultūros tarybos reikalai ir dėl šitų dalykų
ir mažėja finansavimas kultūros. Dar daugiau galima būtų minėti, bet dėl laiko stygiaus apsiribosiu. Ir dar vienas dalykas, kad ir reiškia, kad blogai tai, kad, kaip jau minėjau, nebuvo pasirengimo ir nebuvo įvesta iš karto elektroninė sistema, kuri dabar jau diegiama ir aš manau, kad jau turbūt nuo naujo šaukimo jinai gal ir bus. Taip tikimės, kad dabar tas vėl kitiem metam, kada bus šaukimas, tai bus ta sistema. Ir dar blogai, kad nebuvo tos stebėsenos visos. Tai atsakomojo ryšio. Taryba turėjo pati kažką tai galvoti, reiškia, kažkur tai sužinai vieną, kažkur kitą, dabar įkūrus naują padalinį, aišku, atsiranda koordinacija viso darbo. Ir tai yra, mano galva, labai svarbu. Ir pačioj pradžioj dar vienas blogumas buvo, kad iš žadėtų 20 etatų gavom tik tai 17. Ir buvo primesta dar buvusių finansuotų programų visas, taip sakant, ataskaitų patikrinimas, kuris užėmė apie pusę metų. Tai tarybos darbą taip stabdė, kad jau apie naujus sunku buvo galvoti. Ir laimė, kad nuo šių metų atėjus naujai vadovybei tikrai viskas stojasi į naujas vietas, jaučiam labai didelę paramą. Apie internetinę sistemą minėjau ir dabar dar bus stebėsena, jeigu didės ir lėšos, tai daug dėvių visiems sveikatą, aišku. Tiesiog šalia visų pradžių nebuvo paminėtas vienas faktas, tikrai negalvojau, kad kultūros taryba prasideda nuo to, kad paskirta pirmininkė pradeda tarybą nuo remonto patalpų. Tai, kad tai buvo pradžia tokia, maždaug reikia pirmiau susiremontuoti, kur sėdėti ir panašiai. Bet kas buvo padaryta ir apie naujus finansavimo modelius, vis dėlto šalia didėjančio tokio, bet vis dėlto didėjančio finansavimo ir nors ir trūko stebėsenos skyriaus, bet vis dėlto atgalinis ryšys yra ir mes privalėjom reaguoti, kaip privalom reaguoti į susiklošusią situaciją, tiesiog kokia yra realybė. Tai vienas dalykas buvo sukurta inicijuota programa kultūros srities tyrimo, būtent ta, kuri, kai nėra nuoseklios stebėsenos, kai kuriais atvejais pagaliau reikia atrasti įvairias sistemas. Kultūros politikoje šios sistemas įvairias. Tai kultūros srities tyrimuose, sakykime, jau buvo finansuota daugiau nei 50 tyrimų projektų, skirta beveik 1 milijonas eurų. Ir čia buvo minėtini, sakykime, pavyzdžiai yra svarbus kultūros politikos kaitos analizė. Ekonominės konsultacijos ir tyrimai reikia tokį tyrimą lengvatinio 9 procentų PVM tarifų knygoms ir periodiniams leidiniams poveikio analizė. Teatro rinkodaros klausimai ir kiti. Tai yra tai, kas yra svarbu ir kad mes išsiaiškintume kur kas giliau negu anksčiau buvo. Tai pripuolamai daroma, o pripuolamai tai reiškia, kad vienas žmogus įsivaizduoja grįžęs iš vienos šalies, kad reikia taip daryti, kitas, kad taip daryti ir vis dėlto nėra labai aišku, kas yra padaryta čia. Tai nuoseklesni, intensyvesni tyrimai, tai buvo labai svarbu. Kitas dalykas, kad nutraukus Atviros Lietuvos fondui savo įvairias programas, sumažėjo ir tokia sritis kaip humanitarinė literatūra, humanitarinės literatūros leidyba. Ir per tuos metus be abejo prisikaupė be abejo tiek knygų, tiek jų reikėjo ir išversti ir leisti, kažkaip tai tą spragą reikėjo užpildyti bent kažkiek, nes
vėlgi humanitarinė literatūra ekspertų nuomonė, literatūros ekspertų nuomonė patenka į tą tokią miglotą sritį, nes tai nei literatūra grožinė, bet negaliu pasakyti, kad ir teatras. Tai vis dėlto ta kažkokia sritis turėjo atsirasti humanitarinės literatūros ir kol kas finansuota daugiau nei 50 užsienio šalių vertimų į Lietuvos autorių leidimų skirta beveik 300 000 eurų. Ir dar vienas svarbus dalykas, šalia kitų, nesigilinsiu į kitus smulkesnius tyrimus ar pavyzdžiui, ne tyrimus, bet pasikeitimus ar pavyzdžiui, kai programa virsta sritim arba sritis, kaip mėgėjai virsta jau programa, kas yra optimaliau, geriau, pagaliau dalybos tam tikros tarp sričių įsidėstymo vėlgi. Tai yra tokie smulkesni galbūt dalykai, bet kurie yra svarbus tam laukui, kuris būtent gali pretenduoti vieną ar kitą programą. Pagaliau būdavo dar ir ginčių su ministerija, ar, sakykime, kas yra kultūros ir kūrybinės industrijos. Iš principo, tai yra viskas, ką kultūros taryba, ką kultūros rėmimo fondas ir daro. Viskas sudaro kūrybinės industrijas. Tai ar tikrai reikalinga ta programa, ar ne, jinai buvo įvairiai reaguojama į ją. Tai dar viena programa sukurta yra asociacijų ir skėtinių organizacijų strateginių programų vystymas. Tai yra svarbu tai, kad per visus 25-6 metus nepriklausomybės pasikeitė radikaliai kultūrinis laukas ir reikia, ir paprastai taip ir būna mūsų šalyje, vis dėlto įstatymai vejasi paskui realybę ir gerai būtų, kad nebūtų atskirti labai. Tai atsiliktų per daug. Tai dėl to, sakykime, tai, kas buvo anksčiau finansuojama kaip ir savaime suprantama kūrybinės organizacijos, meno kūrėjų asociacija, bet įsisteigė labai daug įvairių informacijos centrų, skėtinių organizacijų, kurios kur kas mažesnėm sąnaudom padaro, nuveikia kur kas daugiau. Ir jų nepastebėt, manom, kad tai būtų buvę neteisinga. Todėl buvo pristatyta nauja programa, būtent pagal kurią galėjo vykdyti tos organizacijos nusistatytas visų metų programas, ne atskirus projektus, bet programas. Ir tai šiais metais finansavimas skirtas 14 organizacijų, paskirstyta beveik 300 000 eurų. Ateityje planuojama ir geriausia būtų tas atrinktas organizacijas finansuoti bent 3 metam iš karto ir stipriai didesnėm sumom, kad taip užtikrintas būtų finansinis stabilumas, nes tai yra strateginės, nenutrūkstamas darbas, kuris kartais neįsipaišo į jokį atskirą projektą, bet tai yra kasdieninis darbas. Tai gal tiek. Dabar Egidius Siuntys pristatys kultūros veikėjus programą. Labadiena visiems. Lietuvos regionuose dar ankstus rytas, malonu, kad Vilniuje tiek žmonių susirinko čia. Ir truputį tokia nedidelė apžvalga apie regionus, jų finansavimą ir kas keitėsi, gerėjo, blogėjo regionų gyvenime. Tai bendra statistika, jeigu matytumėm, kad vis tiek daugiausia finansuojama projektų yra didžiųjų didmiesčių arba sostinės. Tačiau regionai atsižvelgus į atskiras kultūros ir meno programas atskleidžia tų teikėjų ar vykdytų interesų dinamiką ir kultūros regionų žmonės pagrindinis pakelti didžiausi jų projektų kiekį ateina į meno mėgėjus, sričiai skirtas programas, taip pat skaitimo programas, dominuoja tokiuose programuose regionai kaip kultūros edukacija, kultūros paveldas, atminties institucijoms skirtos programos. Vilnius jau čia dominuoja pas mus labiausiai tai pristatymas užsienyje, kultūros ir kūrybų industrijų ir kultūros tyrimų programuose. Regionų kartais būna vieni gal gauna daugiau, kiti mažiau, tai jeigu čia matot lentelę statistikos, tai principo visi apie 30% laimės, kaip ir visoje Lietuvoje, kas trečias laimingas, o norinčių Lietuvą padaryti laimingo, įsilavinusią, kompetentingą, profesionalią, skaitančią, išvystytais regionais yra tikrai nemažai, o dalis čia sėdi šioje salėje, o 5000 projektų vykdytojų
nes laimės tas toks balansas 1:3 kažkaip išlieka ir tikriausiai kiek ir tų kitų šalių patirtį turim, čia tas yra toks normalus pagal tas lėšas, kurias valstybė vis kitais būdais skiria kultūros namų augai. Gal toks pokytis didesnis įvyko, nes tie paslaptingieji ekspertai, čia daugiausiai viską remia Lietuvoje, tai man džiugu pasakyti, kad į paskutinius teikimus reiškia pasikeitė taip, kad ekspertų sudėtis 16-18 metams iš Vilniaus ir iš didžiųjų miestų turim 126 ekspertus, iš regionų yra 67 ekspertai, vėl liekamas toksai 1/3. Ir turbūt tas viskas taip teisingai susidėlioja, nes pagrindinės institucijos, pagrindiniai žinovai vis tiek, kaip mes tada norėtumėm iš regionų, kaip norėtumėm, kad kuo daugiau tų žmonių pritraukti, lieka vis tiek sostinės ir didžiųjų miestų ekspertai. Telšiai turi didelės istorijos ir tokių žmonių ir matyt, kas nemėgsta jūros, tai traukėsi Lietuvos rytų, net ne kiek tolina Klaipėdos. Kaip minėjau, kol kas toks pokytis srityje neįvyko kažkoks didelis, regionai dažniausiai aktyviai dalyvauja mėgėjų mene ir kultūros edukacijoje, bet nuo pirmų čia susitikimų ir kasmet buvo tokia tema, kad raštingi, neraštingi regionai projektų klausimų, profesionalesni ar neprofesionalesni, tai tas raštingumas, nes čia ir kvalifikacijos kėlimai, ir pačios kultūros tarybos žmonių pristatymai, ir aiškinimai, ir važinėjimai, ir gal tokia labai gan, aš manau, aiški ir daug informacijos teikianti visas informacinė sistema kultūros tarybos. Raštingumą tikrai pakėlė ir pasitikėjimą žmonių rašyti ir teikti projektus ir kažką bandyti daryti. 15 metais meno mėgėjų paaiškinti balą 55, viršio 164 paraiškos. 16 metais tą balą peržengė daugiau negu 418 paraiškų. Tačiau projektai ir finansai ir poreikis ir projektų smulkesni, didesni, tai jie atitinkamai kitą kartą pereinamą balą daugiau paraiškų, bet finansavimo taisykliai projektų gauna skaičius mažesnis, bet aš manau, kad su tiek, kiek yra pinigų, tiek ir tame viskas gražiai tam, kiek galbūt galios, nes dar turi regionai tas galimybės savivaldybės paramą, kažkur rėmėjų ir taip toliau. Kultūros edukacijos programai 2015 metais tą pereinamą balą viršijo 266 paraiškos, 16 metais 323 paraiškos, 506 paraiškomis daugiau, bet buvo 16 metais dvigubai daugiau skaičiumi finansuota projektų, tai 15 metais paskutiniai buvo 104, 16 metais 181 projektas, tai tie skaičiai statistika neslaik parodo tą gyvą tikrą veiksmą. Kadangi laikas ribotas, tikimės, kad bus daug klausimų, tai ačiū Jums visiems labai, kad išklausėt. Kultūros ir meno sričių finansavimo ypatumus pristatys Rūta. Labą dieną. Jau kaip čia buvo minėta, iš tikrųjų dabar vyksta finansavimas pagal tokį modelį, kad pusė kultūros tarybos disponuojamų lėšų finansavimui skirstoma pagal įvairias programas, o kita pusė pagal sritis. Iš tikrųjų, toks modelis buvo iškovotas, pasakysiu, pradėtas taikyti nuo 2015 metų. 2014 metais buvo tarsi toks pereinamas laikotarpis ir buvo bandoma įdiegti finansavimą vien tik tai pagal programas ir tam tikras priemonės, nes iš tikrųjų vienbalsiai tam labai priešinomės ir pavyko nustatyti tokį dabar egzistuojantį modelį. 2014 metų situacijoje buvo 17 sričių išskirtų, mes jas peržiūrėjom, iš tikrųjų manom, kad būsant logiška kai kurias sritis
perkelti į programas, tai pasitiko su muziejais, archyvais ir bibliotekomis, kurios dabar sudaro pavadintos atminties institucijomis ir jo finansuojamos per tam skirtas programas. Bet atsirado pakeliui ir naujų sričių, ypač, sakykime, išsiskaidė galbūt teatras į muzikinį teatrą, nuo 17 metų dar yra lėlių teatras kaip atskiras sritis. Ir ką tai reiškia? Atskiras sritis, numatant plius minus galima finansavimo kvotą, kiekvienais metais yra aptariama ir ta finansavimo kvota nustatoma prieš skirstant prieš konkursą, atsižvelgiant į daugybę aplinkybių, ir į poreikį, ir į dinamiką raidos, ir į daug faktorių. Taigi, peržvelgus pirmosios kadencijos statistiką, tam tikrais atvejais gali atrodyti, štai kaip šioje lentelėje, kad kai kurios sritis tarsi mažėjo. Tačiau šitas įspūdis yra klaidingas, nes kiekviena sritis gauna, kaip jau ir minėjau, tą noriu dar pabrėžti, finansavimą ne tik per sričių konkursus, kuris iš dalies sumažėjo, nes skirstoma pusė lėšų, bet per įvairias programas. Ir šitą statistiką, kiek viena ar kita sritis iš tikrųjų vienais ar kitais metais ar per 4 metus gavo finansavimo, galite pasižiūrėti kultūros tarybos svetainėje, kur yra statistika, ir užėjus ant vieną ar kitos srities stulpelio matyti visas gautas finansavimas tiek per programas, tiek per sritis, vienos ar kitos meno srities. Taigi, toks paskirstimas ir atskirimas tam tikrų programų ir pagrindinių sričių leido iš dalies tikslingiau skirstyti lėšas mūsų supratimu. Ir kaip jau buvo čia anksčiau minėta, atsirado naujų programų pagal poreikį. Galima būtų, turbūt, logiška, kad šitą sistemą dar galima vystyti ir toliau. Iškiltų klausimas, ar anksčiau buvusias sritis, kaip muziejus ir bibliotekas, pavadinus programomis, tiksliau išskėlus jų finansavimą vien tik į programų sritį, ar nesumažėjo joms finansavimas. Bet iš tikrųjų, padarius tą apskaitą, tokią statistiką, paaiškėjo, kad ne, kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, nuo 2016 metų atminties institucijų programa, apjungusi bibliotekas, muziejus ir archyvus, iš esmės padidėjo. Atskiroms institucijoms, teikiančioms paraiškas padidėjo, aš ir pasidariau tam tikrus skaičius, bet gal nėra laiko jiems labai čia detalizuotis, tą galit pasitikslinti patys. Taip pat iš esmės nesumažėjo, padidėjo kultūros paveldui ir mėgėjų menui skiriamas finansavimas. Tik su mėgėjų menu dar yra ne iki galo galbūt išgryninta situacija, nes mėgėjų meną, kuris dabar funkcionuoja kaip programa, labai daug paraiškų teikia su etno kultūra, liaudies menu susiję projektų vykdytojai, kurie egzistuoja ir kaip atskiria meno sritis etno kultūra. Taip, kad čia dar galima būtų šitą aspektą tikslinti. Trumpai dar vieną sakinį apie vienam projektui skirtą finansavimą. Santykinę, aišku, čia negalima daryti apibendrinimų labai griežtų, bet santykinai. 2015 metais vienam projektui skirta suma buvo maždaug 5500 eurų, šiais metais beveik 7500 eurų. Tai rodo tokią tendenciją, kad didėja finansavimas skirtas atskirai programai, bet tuo pačiu suprantama, kad šiek tiek mažėja finansuojamų programų skaičius. Nes lėšų yra kiek yra. Ar šita tendencija teisinga ar neteisinga, čia reikia diskutuoti, bet mums atrodo, kad geriau stambesnėm sumom laikėmės tokios nuomonės, kad geriau remti mažiau projektų, bet didesnių finansavimo procentų. Tai tiek. Ačiū. Ir paskutinis klausimas, kuris galbūt visiems aktualus, tai kaip mūsų ekspertai dirba ir koks jų darbas. Labą dieną visiems. Saulius Švarius esu. Prieš kalbant apie ekspertų visą situaciją, porą žodžių dar norėjau papildyti kolegą savo Stanislovą Žvirdą. Jisai minėjo, kad kuriant Lietuvos kultūros tarybą, jai buvo perkeltas kultūros rėmimo fondo turėtas biudžetas
apeiti nuo akcizų. Nes kultūros rėmimo fondas, kaip ir kultūros taryba, finansuojama procentų atskaitimu nuo akcizų alkoholio ir tabako. Tai tas padidinimas nuo 1 iki 3 procentų tuo metu atrodė kaip stebuklas, kažkokia pasaka. Deja, kultūros laukas buvo apgautas, nes buvo į tą visą sąrašą, kas turi būti finansuojama, buvo staiga įdėtos, kaip jau Stanislavas minėjo, užnulintos programos ir daugybė kitokių pozicijų, kurių nebuvo kultūros rėmimo fonde. Kitaip tariant, šita problema visus tos 4 jau 5 metus taip ir liko nepajudinta ir apie tai tik ką kalbėjom Seime ir lyg tai buvo išgirstas šitas mūsų priminimas, nes kartais tai užsimuilina. Atseit, buvo senai tiek to, o iš tikrųjų tai nebuvo atitaisyta ta skriauda. Kalbant apie didįjį kultūros tarybos kūrimo tikslą, tai tas tikslas buvo pasiekti, kad kultūros laukui skirtus pinigus skirstytų ne politikai, o ekspertai. Ir šitoj vietoj, pasinaudodamas ministrės pavyzdžių, siūlyčiau papuotas tikslas yra pasiektas, politikai nebeskirsto pinigų. Tam tikslui įgyvendinti būtinos kelios sąlygos. Jos pirmiausia, jos visiems žinomos, bet aš visiems jas pavardinsiu. Tai yra geriausių potencialių Lietuvos ekspertų pakvietimas. Tada siekti, kad ekspertų grupėse dalyvautų kuo platesnį lauką išmanantis profesionalai. Siekti, kad ekspertų grupėse dalyvautų kuo platesnę geografiją atstovaujantis ekspertai. Garantuoti ekspertų rotaciją. Visos šitos sąlygos jos padėtų didinti objektyvumą sprendimų priėmimo. Galų gale labai svarbu yra garantuoti ekspertų nepriklausomumą, kad jie būtų laisvi priimti sprendimus objektyviai, jie nebūtų niekieno įtakojami arba spaudžiami. Kad įgyvendinti šitos tikslus, kultūros taryba ne visai turėjo įrankius. Dalį įrankių turėjo ir juos stengiasi panaudoti kiek tik galėdama. Pirmiausia, kas trukdė, ar tebe trukdė, tai kad ekspertai pagal viešųjų pirkimų įstatymą privalo pasisiūlyti patys ir kultūros taryba neturi teisės kviesti, nes tai gaunasi, kad jau pažeidžiamas nepriklausomumas. Antras punktas, kuris pjauna viską, tai yra, kad ekspertai pagal viešųjų pirkimų įstatymą turi būti atrenkami pagal mažiausią kainą. Tai yra, sveikų protų nesuvokiamas nonsensas ir jis ne tik kultūros taryboje, aš neįsivaizduoju nei žemės ūkio ekspertų kvietimo mažiausią kainą, nei ekonomikos. Čia visiškai prasilenkia su sveiku protu ir viliuosi, kad tai bus artimiausių metų ištaisyta. Antras punktas, kuris irgi visiškai nieko bendro neturi su tikslu mūsų, tai yra pareiškimo padavimo data. Jeigu man vienodą kainą pasisiūlo ekspertas, tada lemia ne jo kvalifikacija, o lemia, kas pirmas padavė pareiškimą. Tada dar viena labai svarbi tokia sąlyga, kuri irgi pjauna tiesiog mūsų tikslus. Tai atlyginimo ribojimas, kuris ten šiuo metu yra apribotas 3600 kažkiek eurų. Jeigu ekspertas viršė šitą sumą, daugiau paraiškų įvertina, tai jis toliau turi dirbti arba už ačiū kaip sponsorius, arba mes turime imti kitą ekspertą. Ieškoti kito eksperto. Ir dar viena labai svarbi sąlyga, tai bendros ekspertų grupės lubos. Čia jau yra europinė sąlyga, kad jeigu viršimas 209 000 suma, tai reikėtų skelbti tarptautinį konkursą, kas būtų irgi sveikų protų nesuvokiama. Tai šitos sąlygos, ką minėjo mano kolegos, jos kartais mus šokiruodavo tiek, kad norėdavosi viską mesti ir sakyti, čia neįmanoma tokiam sąlygom kažkokių tikslų pasiekti, nes mes visi į kultūros tarybą atėjom iš patriotizmo su tokia viltim, kad dabar tai pagerės situacija. Ir kai tau pradeda pančiot kojas ir rankas, tai supranti, kad tu esi įkaitas, nes esi dėl visko, kas blogai kaltas, o iš tikrųjų nieko negali pakeisti. Tai ta situacija, jinai mums buvo tebėra labai nemaloni, bet
noriu pasakyti, kad pasikeitus tiek Seime politikams ir ypač ministerijoje vadovybei pasikeitus ir atėjus žmonėms, kurie turi labai aiškią viziją, viliamės, kad jiems pavyks kai kurias tas biurokratinės kliūtis įveikti. Gal tai neįvyks iš karto, nors visi norėtumėm ir aš labai prisimenu, kad buvo vyriausybė, kuri kai kurios sprendimus priėmė per vieną naktį. Tai kaip ir šitos daiktus greičiausiai būtų galima per vieną naktį posėdį padarius priimti, bet nelinkiu tokių vienanaktinių sprendimų, linkiu sprendimų protingų, bet tai, kas yra akivaizdžiai absurdiška, tas turėtų būti įveikta. Tai tiek iš mano pusės. Mes dar turime šiek tiek laiko, 10 minučių, tai gal vieną kitą klausimą galėtų atsakyti tarybos nariai, po to pertraukėlė ir po to padiskutuosim šiek tiek jau kitoj sudėtį. Tai jeigu yra norinčių klausti, prašau. Kas yra daroma, kad pasikeistų ekspertų skirimo tvarka ir kuria linkme judama, kaip jie planuojama toliau išskirti? Čia teisėkuros klausimas, aš žinau, čia vyriausybės nutarimu yra tvirtinama, prašau, ministrė. Aš labai trumpai reaguosiu. Ši problema man buvo žinoma net ateinant į ministro poziciją ir mano politinė komanda puikiai žino šitą bėdą, tad pirmasis uždavinys buvo sutikrinti, kokie yra viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai tai dienai. Ir mes bendradarbiavome su viešųjų pirkimų tarnyba, iš tikrųjų identifikavom visas tas bėdas, sudėjom taip. Čia Seimo sprendimas. Ne, čia teikiam, pataisas teikiame mes, bet tai yra dabar tai yra Seime šis projektas. Ir labai tikėtina, kad vis dėlto tos pagrindinės bėdos bus ištaisytos jau po pavasarinės sesijos, mes jau turėsim kitokius rezultatus. O jie įsigalios, kaip žinia, už pusės metų, tai tikėtina, kad šaukime 18 metų vasario mėnesį jau turėsime šiek tiek kitokias taisyklės ekspertavimo kokybei parodyti, kad jie iš tikrųjų bus ženkliai geresnė. O kita bėda yra, tai yra ta ekspertinė, galbūt, pati sistema nėra tobula, tai mes kartu su kultūros taryba dabar šiuo metu kaip tik vyksta susitikimai ir mes identifikuojame problemas, siūlome naujus sprendimus, kad jį patos turėtų. Trumpas pasakymas. Va, Kęstutis Jauniškis patikslino, kad kur vakar prezidentė Vieta. Du yra ir aš dažniausiai taip, beveik perėsiu. Patikslino, kad vakar, kur prezidentė vetavo tas viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, neaišku, vetavo dėl to, kad ten su savivalda kažkokios problemos, bet buvo šitas pakeitimas jau priimtas ir jis dabar vetuotas. Tai jūsų klausimas, kad yra nedidelis bendrame kontekste, bet jis irgi vetuotas. Tai čia tik tai ką išgirdau iš tarybos narių, bet aišku, tą reiktų tikslinti informaciją. Taip, prašau. Kadangi čia prineš mikrofoną. Labą dieną, Tomas Sankauskas. Aš norėjau tik paklausti, man buvo procentinė išraiška pateikta laimingųjų pagal miestus. Ar yra statistika išreikšta, sakysim, eurais vienam gyventojui mieste? Imkim prielaidą, pavyzdžiui, kokią procentinę išraišką finansavimą gauna kultūros srity Vilniuje, Klaipėdoje, arba kokiai Mažeikose, nes tai labiau tiesiog. Gairės ir sritys, tam to nėra. Kam priimama tokie nutarimai, kuriuos įtrauks irgi kultūros ministrė ar kažkas tai pasiūlo. Turėtų būti tarp visų projektų tokie irgi nutarimai, kad reiškia, kad projektai skiriami metam, piliakalniam, šito, o paskui jos galima matyti, kur papuolė, tada archyvai ar bibliotekos kažkas. Lietuvių kalbos, bendruomenės, tėvos Simonaitytės, daugybę metų paskelbta. Paskelbta, tačiau to nėra. Taip, supratom. Tai yra, aš manau, kad Seimo nariam yra pakankamai lengva paskelbti vienus ar kitus metus. Mes čia susirinkę dabar galėtume kokius 30 dar paskelbti. Ir tai iš tiesų nieko neįpareigoja, nes paskui metus neateina joks finansavimas ir jokie prioritetai paskiri. Taryba, ta žinia, kad
tiesiog pagal projektų kokybę. Ir taip, sakykime, buvę paskelbti teatro metai, kad ir koks būčiau teatro patriotas, bet jie nebuvo teatro metais, vien dėl to, kad ministerijos dar tuo metu sukurta atskira grupė, kuri atrinko projektus, kurie galėtų pretenduoti, taip sakant, jau beveik vos negarantuotai gauti finansavimą. Kultūros tarybos ekspertų tiesiog buvo įvertinti labai prastai. Tai bet Seimas paskelbdamas tokius metus jis turėtų suprasti ir žinoti, iš kur bus gautas finansavimas. Taryba to neturi. Bet tai yra apeliuojama to, kad perspėjama kultūros taryba, kad žinokit, va tokie metai, tai jau čia maždaug ir finansuoti tos metus. Mes neturim tokios galimybės. Bet jeigu ministrė savo iniciatyvą papildytų, ne, aš kalbu apie tai ir taip, pridėkite. Jūs netikėkite, jeigu ministrė niekada to nepadarys. Tai, kas vyksta Seime, iki šiol vyko Seime bent jau, tai yra ydinga praktika iš tikrųjų. Paskelbimi metai jubiliejai valstybinės reikšmės šventės ir joms yra negarantuojamas, neužtikrinamas biudžetas. Iki šiol mes matome iš paskutinio paradoksinio atvejo, kai yra paskelbiamas šimtmetis ir jam neskiriamas negarantuojamas finansavimas ir tiesiog paliekamas likimo valiai kiekvienai ministerijos įspręsti, kiek lėšų iš metinio biudžeto jie skiria tai šventei švęsti. Tai jeigu mes dabar paimkime kaip pavyzdį, staiga ministerija sugalvoja valdyti kultūros tarybą ir pasako, dabar švęsime šimtmetį ir visos lėšos bus nukreiptos į šimtmečio šventimui skirtus projektus, ar ne? Tada visas kitas likusis laukas gali atostogauti ir vegetuoti metus arba 3, ar ne? Tai reiškia, finansavimo kitiems ir neliktų, nes realiai tokios valstybinės šventės iš tikrųjų turi būti deramai finansuojamas. Jeigu galvosime apie Latviją, kuris skiria virš 50 milijonų eurų, arba Estija virš 20 milijonų eurų savo šimtmečiui švęsti, tai Lietuva dar iki šiol neidentifikuojama suma, kiek iš tikrųjų lėšų yra skiriama šiai šventai, kuri bus jau kitais metais pradedama švęsti. Bet aišku, dabar šitą situaciją išsprendė būtent tas šimtmečio sekretariatas, kuris kriterijų turėdamas kaip kokybinį ir tikslinį kriterijų atrinko tam tikras programas ir projektus ir iš tikrųjų ta šventė bus atšvęsta, bet vėlgi tai bus daugiau konsensuso rezultatas, kai visi suprantame, kad reikia gelbėti tą šimtmetį, bet iš tikrųjų neturėtų būti mūsų reikalas išspręsti kitų pridarytas klaidas, bet kadangi šimtmetis yra rimta programa, tai yra mūsų valstybės, modernios valstybės jubiliejus ir iš tikrųjų mes deramai ją atšvęsim. Taigi, kultūros taryba dar kartą noriu patvirtinti, kad tai yra fondas, kuris... Kultūros viceministras Audronis Imbrasas prašė mane suteikti žodį kelioms remarkoms iki 5 minučių apie tai, kas buvo kalbėta ir gal šiek tiek pakalbant apie galimus pokyčius ateityje. Prašau. Sveiki. Girdisi. Jūs buvate laukti, aš čia yra jūsų pasiklausti. Dabar girdisi. Taip. Aš norėjau šiek tiek apibendrindamas klausimus, kurie buvo užduoti pirmoji dalyje ir savo 4 mėnesių patirtį, taip sakant, šitoje vietoje, tame kabinete, pasakyti, priminti kai kurios dalykus, kad šiaip visi klausimai yra susisiekiantys. Mes esame susisiekiantys visą visuomenę, tiek tie, kurie dabar šiuo momentu yra valdžioje, tiek tie, kurie dirba sektoriuje, tiek tie, kurie kultūros taryboje. Aš jums pasakysiu vieną pavyzdį. Kaip tai yra bendra paklodė, kuri, kaip išsiaiškinom, yra tarp 1/3 ir 1/6. Tai tiesiog suvokimui, kad kaip tą paklodę beskirstysi, jos visam kūnui neužtenka. tą reikia tiesiog suvokti labai matematiškai, logiškai. Ir tada pasakysiu kitą pavyzdį, kaip viskas siejasi tarpusavį. Viešieji pirkimai, kuriuos paminėjo kolega Saulius Valius, tai yra Europinė direktyva 209 000 eurų, kurio mažos vertės pirkimo, ta prasme, jeigu daugiau negu tiek yra bendra suma per metus, tai reikia daryti tarptautinį pirkimą. To Lietuva viena pakeisti, kultūros ministerija negali to. Reiškia, sveikų protų suvokiant, ekspertų paslaugos turėtų kainuoti mažiau negu 209 000,
tam, kad netgi dabar pagal naują įstatymą, kuris dar neįsigaliojo, bet kuris tikėkime įsigalios šiemet po visų vetavimų ir apsvarstymų, pagal jį bus galima pirkti ekspertų paslaugas tiesiogiai, bet tai negalės viršyti 209 tūkstančių eurų per metus. Kuo daugiau paraiškų, tuo daugiau ekspertavimo paslaugų reikia. Puikiai suvokime, kad kaina netgi eksperto, kiek aš suprantu, maždaug yra 7 eurai minus mokesčiai, tai čia tokia viršutinė kaina, tai irgi nėra didelė. Tai kuo daugiau yra prirašoma... 7 eurai čia 1 valanda? Ne, čia viena paraiška. Tai prasme, tai visą tai reikia, čia yra maksimumas. Taip sakant, iš esmės ekspertų atlygius reikėtų, jeigu matyčiau irgi dalis ekspertų, buvusių ir esamų ar būsimų, turbūt reikėtų netgi didinti. Tai vėl tada atsiranda problema su viešais pirkimais. Tai mums reikėtų kaip bendruomeniai rasti sprendimus, susitarti, kaip paraiškų srauto bent jau nebeauginti, arba kaip jį mažinti. Ta prasme, man kitokio logiško sprendimo nėra. Ir dar vienas dalykas, kurį norėsim priminti, kai mes šnekame didėjo finansavimas ir mes šnekame optimistiškai žiūrėdami ateitį, yra du faktoriai, kurie bendrą lėšų kiekį matyt įtakos. Ekonomikos analitikai prognozuoja, kad bus recesija, turbūt, ir klausimas 18 ir 19 turbūt bus. Tai matyti įtakos bendrą vartojimą ir tai, kiek bus surinkta akcizų pagal politiką, kuri šiaip yra gerai, kad būtų siekiama, kad būtų mažiau vartojama, mažiau rūko, vėl neišvengiamai tas irgi turbūt bendrą paklotę mažins. Tai tie dalykai nėra vienas sprendimo, nėra neguminė valstybė, neguminis biudžetas, visą tai reikia. Tai bet kokiu atveju sprendimų reikia ieškoti bendrų ir dalyvauti tuose diskusijose kartu, siūlytant tokius sprendimus. Bet proporcingai mažėjant vartojimui, gerėjant kovai su šešėlinė ekonomika, turėtume atlikti nulyje, bet neturėtų būti tai baisu, jeigu sienos būtų prižiūrimos tinkamai. Tai galim pereiti prie mūsų diskusijos, siūlau kelti ranką, užduoti klausimą, prašau, tenai pirmas, mes turime vieną nešiojamą mikrofoną, gal tada sutarkim su kolegė, taip jūs anoj pusėje prinešit, aš šitoj, kad viskas vyktų. Grįžčiau, prašau. Aš norėčiau prie to klausimo grįžti, kuris buvo sakyta. Labai trumpai. Prie aktualumo. Prie aktualumo, jeigu yra Seimas skelbia kokius tai metus, tai yra dvi išeitys. Arba ministrė, kultūros ministrė vyriausybė sako, va, jūs skelbėte tokius metus, kiek skiriate pinigų, arba antras variantas, jeigu neskiria pinigų, tai aišku, niekas nepareigoja. Antras variantas, jūs Lietuvos kultūros taryba. Jeigu tie metai yra skelbimi Seimo nutarimas, tai būtinai prie to projekto, sakote, ten projektą galima daryti 2 ar 5 balus ir spręsti klausimą. Jeigu projektas blogas, tai sako, nieko gyvišės 5 balai nepadės. O gal kiek tai trunks, galėtų tie 2-5 balai padėti. Tai būtų klausimas įspręstas. Ačiū. Dabar dar kitas klausimas. Taip, gal tą patį, tik tai, jeigu kas nori pasakyti, tai gal bendrai tokia nedidelė replika yra viena pagrindinių bėdų Seimo narių, kad jie įsivaizduoja, kad gyvenimas yra būtent toks, kokį jie priema nutarimą. Bet gyvenimas dažniausiai neturi nieko bendro nuo to, kokius nutarimus jie priema. Bet čia gal klausimą galima būtų šiek tiek giliau pasižiūrėti ir čia ir pirmininkai ar kitiem, kalbant apie tą aktualumą, apie tą viešąją aktualiją, neturiu omeny to, ką skelbia Seimas, bet tarkim, prieš keletą metų mes aiškiai suvokiame, kad tarkim viešoji aktualija Lietuvoje yra su patriotizmu, su nacionaliniu saugumu susiję dalykai dėl įvykių Ukrainoje ir taip toliau, kai kurių rajonų prorusiškumas ir visa kita. Seimas gal nieko ir neskelbė, bet mes visi suvokiam, kad tai yra visuomeninė vieša aktualija. Ar reagavimas į tokią visuomeninę viešą aktualiją jau turėtų būti privalumas, ar ne? Kaip jūs manot? Prašau. Tai atsakant jūsų klausimą, kaip mes pirmoji minėjom, kad pas mus yra vertinimo kriterijai ir tokio vertinimo kriterijus kaip aktualumas mes jau neturime. Vienas dalykas. Šitą problemą žinom, nes, ką minėjo ir Edmundas, apie tą aktualiją nacionalinio saugumo, žinom, kad
bendradarbiavimą su Rytų Lietuva ir tikrai buvom, mes turim tokią pilietiškumo programą, turėjom įvairias diskusijas, kuomet ekspertai atėję į posėdį kartu su taryba diskutavo, kad keletą paraiškų yra labai svarbių, ta prasme, jos kokybinė prasme jos yra prastos, jos nesurinko neprieinamo balo, bet pietryčių Lietuvai visai tai yra labai labai svarbios paraiškos. Ir kadangi tai buvo nesurinkta tam tikrą skaičių balų, mes negalėjom finansuoti. Tai šitą dalyką mes diskutuojam, šnekamės su kultūros ministerija ir tikimės, kad naujame gairių pataisų projekte kažkokį tokį sprendimą tikrai turėsim priimti. Taip, mes su Vaidu per pertrauką kalbėjom apie tą provokaciją, kuri čia buvo įvykusi, kas girdėjo, bet negirdėjo, perengė Vidaus reikalų ministerija nežymėtom uniformom saviškius ir paleido Šalčininkų rajone ir vaikai klausė, čie это солдаты, наши или литовцы? Tai čia yra viešoji aktualija. Tai jeigu aš tiesiog tęsdamas, jeigu šitas dialogas būtų įrašytas kokiai nors paraiškoj, aš manau, kad tai būtų pakankamai įtikinamas tam tikras. Tiesiog tai yra paraiškos remiasi, kas nebalais, tas dar įtikinamumu. Tiesiog ir tai pagal tai ekspertai irgi vertina, kiek tai galima, kiek tai aktualu, originalu, ar nauja, ar meniška, ta kultūrinė vertė įvairiai gali būti absoliučiai. Tai šiaip įtikinamumo momentas yra. Taip, eikim prie kitų klausimų. Jeigu... Taip, prašau. Aš truputį klausimų gal bus finansinį, ne? Gal daugiau į ministrę norėjau kreiptis, bet kadangi jūs tai gal viceministras galėtų atsakyti, kokią poziciją planai kultūros ministerijos, kas liečia finansus, nes žinome, sveikatos apsaugos ministerija dabar nusitaikė į visus kultūrinius renginius, kurie yra draudžiama prekiauti viešuose renginiuose, draudžiama prekiauti bet kokio alkoholinio gėrimo, nors iki šiol yra draudimas pakankamai, mes manome, kad protingas. Ir ar yra, kokia iš tikrųjų pozicija yra kultūros ministerijos šito klausimu. Ir kitas klausimas, jeigu pozicija tokia pati kaip ir sveikatos apsaugos ministerijos, tai tada ar yra kažkoks tai pasiūlymas, kaip tuos finansus gauti, kuriuos mes prarasim. Nes mes patys sugebėjom susirasti finansus, mes nesakom iš tiesų ranką ir neprašom dabar atėję ministerija jūsų. Mes sugebėjom iki šiol susirasti iš reklamos, iš kitų dalykų, ne? Tai yra tokia dalis. Taip, aišku, tai nelabai koreliuoja su mūsų forumo tema, bet čia prie viešų aktualijų. Tai Algirdas, aš festivalio asociacijos, Lietuvos festivalio asociacijos vienas iš steigėjų. Ir klausimas yra, ar mes kalbam apie alkoholio pardavimą? Ne, ne apie pardavimą. Kokia jūsų pozicija apie finansavimą, nes visi žinome, kad pinigai gauti yra iš akcizų. Taip, mūsų pozicija yra tokia, kad žinoma, valstybė, kaip vienintelis kultūros rėmimo fondo, nes ir šiaip viso kultūros finansavimo, kai kultūros rėmimo fondo vienintelis šaltinis yra akcizas, tai tikrai nėra gerai. Bet kol nėra pasakyta, kaip kuo mes pakeisim, nutraukę, tarkim, šitą finansavimą, kultūros ministerija nesutinka su atšaukimu, todėl kad iš biudžeto kultūros rėmimo fondas irgi negali būti finansuojamas. Dėl mūžimo priežasčių, pavyzdžiui, tos pačios recesijos atveju, jis gali tiesiog išnykti. O net ir blogiausiais laikais žmonės dėja, bet nukartoja. Tai jie reikia suabsoliutinti akcizo, daugiausiai akcizo surenkama iš kuro, o ne iš alkoholio ir tabako. Taip, bet žinot, čia šitas mechanizmas, jisai turi šiokią tokią filosofiją, tarkim, žinot, vadinamasis nuodėmės mokestis, ne? Jeigu jau žmonės nusikalsta, tai jie bent jau skiria šiek tiek kultūrai. Bet tai aš nemanau, kad čia tikrai labai toks esminis klausimas. Mūsų pozicija yra tokia, kad kol nėra nieko pakeista, mes negalime atsisakyti šito vienintelio šaltinio. Bet pakeisti nėra nieko, tos nėra kultūros ministerijos. Yra visokių variantų, yra loterija, kuri šiek tiek geriau, nes mažiau azartiškas galbūt. Jeigu būtų kultūros loterija, tai yra vienas iš variantų ir yra svarstoma. Gali būti tiesiog nacionalinio kultūros loterija, kur visi pirktumėm patys, žinodami ten kartą per savaitę, kas antrą dieną nupirkti eurą. Ir iš to, tarp Britanijoje ir daugelį šalių tai puikiai veikia. Tai variantų yra, jie yra svarstomi, jie nėra labai paprasti, net ir ta loterija, netaip lengva įsteigti, konkuruojant su olimpinėm ir taip toliau. Tai bet kol nėra sprendimo, mes neįnam į dėrybas, kad tai kažkaip gali būti atšaukta. Kiek mums?
300 000 buvo skirta praėjusiais metais. Vienas dalykas yra kultūros taryboje ta programa skėtinių organizacijų buvo ir jinai yra įvykdoma. Negandas, kultūros ministerija ruošiasi skelbti ir paskelbs bus nevyriausybinių scenos menų organizacijų programa. Čia papildomai be kultūros tarybos. Ir dar norėjau pasitikslinti, buvo klausimas keliamas, ar tai finansuoti daugiau programų smulkesnių, ar, sakysim, kelias programas lengvesnės. Tai ta pozicija, įdomu, kaip jūsų diskusijose. Nesupratau klausimą. Aš sakiau, bendra tendencija, mes manytume, kad reikėtų sektoriui rasti kaip stambinti. Nes smulkinimas jisai veda į tai, kad bet čia nors požiūriai gali būti skirtingi, nes aš lygiai taip pat sektoriui dirbau, žinau, kad sustambinės, jeigu vienai negausi, gali būti, kad nebegalės kaip projektų. Tai čia yra tokia niuansai, tai reikia rasti tarp tų dviejų prieštaravimų, reikia rasti kažkokį konsensusą. Čia turime klausimą. Antanas Vakonkus, Lietuvos kultūros politikos instituto vadovas. Čia buvo paleista Pietryčių Lietuva. Kadangi aš žinom duomenis apie to krašto kultūrą, šviežius duomenis, institutas praėjusiais metais įvykdė Pietryčių Lietuvos moksleivių kultūros tyrimus, labai didelis apimties. Tai, kai kalbam apie šitą regioną, nereikėtų kalbėti ne su pašaipa, bet reikėtų kalbėti su kalbančia širdimi. Tyrimai parodė kultūros būklę. Jeigu 16% moksleivių, gimnazistų, aukštųjų klasių išeinančių jau baigiančių gimnazijas, yra buvę filharmonijos koncertai, jeigu apie 30% yra buvę teatro spektakliai, jeigu 30% Basanavičių žino, kas jis yra, tai kodėl, sakysim, Bartas žino daugiau, nes jis yra himno autorius, padėtis yra labai negera. Daugiau kaip 90% vaikų atvirai sako, nereikia mums Lietuvos istorijos, nereikia mums lietuvių kalbos. Lietuvių kalbą geriau mokėti mažiau nori 64%, o užsienio kalbą 93% nori geriau mokėti. Ir jie atvirai sako, mes kraunamės lagaminus, mes išvažiuosim, tam krašte nėra mums ką veikti. Visos tos duomenys, mes esam pateikę tarybai, ji dar pikto finansavo 5000 tokiems tyrimams. Kai vienam ketus apklausų atsakymų buvo 130 000 moksleivių atsakymų. 42 interviu su mokytojais padaryti buvo. Labai didelį mastą buvo padaryti. Visuomeniniais pagrindais dirbo mokslininkai. Taip, supratot, arba prie klausimų, arba jeigu įdėkit pasisakymą. Klausimas toks. Dabar būtų uždavinys skleisti meną ir kultūrą šitam regione. Mes davėm projektą tarybai. Matyt, mes jau iškit nepataikėm su duomenim tą. Nors visi tie statistika duomenys yra pateikti. Tai jeigu ką mes metam 5000 tyrimams, jeigu paskelbus nubraukame metam iš šiukšlių. Kam šitą daryti? Ačiū Jums. Turit kaip... Mes dėl konkrečių projektų tai šiandien tikrai nešnekėsim, o labiau, kad yra mūsų kuratoriai, kad kiekvienas projektų lydojas į kreipėsi ir gauna išvadas, kodėl tas projektas nebuvo finansuotas. Ar aš teisingai susiskaičiavau, kad 17 milijonų 2000 finansuojamų, tai yra apie 8,5 tūkstančių vidutiniškai vienam projektui. Nėra skiriama tokio dydžio, vidutinio dydžio projektas. Ar ne? Prašau. Mikrofoną. Aš atkreipiu dėmesį, kad teatro srityje yra išskirta ir lėlių teatras dabar atsirado ir aš manau, kad tai neveltui tam, kad, kaip sakys, pavyzdžiui, lėlių teatras neištirptų bendroje teatro fetile, taip turbūt. Ir aš noriu paklausti, ar vyksta kažkokios diskusijos dėl muzikos išskyrimų pagal žanrus, nes mes žinome, kad mes turime tą seną tradiciją klasikinę muziką daugiau finansuoti ir kad yra kiti muzikos žanrai, kurie, sakyčiau, taip tradiciškai galbūt yra labiau skriaudžiami, o gal dabar jau nebeskriaudžiami, tiesiog mes nematome tos statistikos. Tai norėjau paklausti, ką Jūs apie tai manote. Ir kitas klausimas yra, gal aš nepastebėjau, bet ar visi kultūros tarybos finansuoti tyrimai yra paskui skelbiami kultūros tarybos svetainėje? Čia tik klausimas. Girdite? Taip. Vaidas paskui pratęs apie teatrą, bet dėl muzikos, taip, muzikos sritis turbūt taryboje pas mus yra labiausiai diskutuojama dėl to, kad tai tas sritis, kuri daugiausiai yra finansuojama, tai ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasauliu, visos tarybos daugiausia finansuoja muzikos, teatro, literatūros sritį. Mes kalbam
apie patį tą žanrų, kaip sakyti, dalinimą skaidimą, nes kitos menų tarybos jos tą daro. Tai turbūt tas darbas teks naujai kadencijai tą padaryti, tik tai klausimas, aišku, kaip mes paskui buvo tas vidutės vidinės skirsis. Čia turbūt didžiausias toks ir klausimas ir įsivaizdavimas, kaip tą reikės padaryti. Bet kadangi pirmo daly minėjom, kad mes turėsim stebėsenos analizės skyrių, kur specialistai dirbs su ekspertais tikrai ir bandysime tą modelį kažkaip tai išgyninti, visą modelį ir vėlionės mes tą pradėsim daryti. Dėl kultūros tyrimų, taip mes skelbėme, visus galime tyrimus surasti mūsų svetainėje, skirtis kultūros tyrimai. Ir galite atsisiųsti ir pasižiūrėti. Mes taip pat diskutuojam, kokia tai galėtų būti stebėsena, nes iki šiol tai yra tiesa, kad tiek daryti kultūros ministerijos tyrimai, tiek kultūros tarybai, jie nebuvo analizuojami kaip rezultato pasiekmė, kaip jie veikia, ar jie pasiteisino, bet su naujų mūsų įsteigtų skyrių mes tą pradėsime daryti. Ir metų daug dabar dėl teatro norėjo Vaidas dar komentuoti. Aš apskritai dėl tų skaidymų tokių teatro atsirado ne iš mūsų iniciatyvos, tai yra tiesiog su kultūros ministerija buvo pokalbiai ir po to jau mes gavome sritis išskirtas. Tai tiesiog šiuo atveju gal jiem labiau pasisekė, bet mes iš tiesų diskutuojam tuo klausimu ir čia yra, mes neradom atsakymo, nes iš tiesų aš manau asmeniškai, kad tai yra ydinga. Suprantu, kad reikia atkreipti dėmesį į daugelį sričių, bet skaidant į kiekvieną, mes tada galim skaidyti, jau dabar gal nereikės nuo kitų metų į biudžetinius nevyriausybinius, gal liks tik tai nevyriausybiniai, bet kartu organizacijos įvairios, bet kartu galima tada muziką skaidyti arba vizualiuosius menus dar, mes minėjom, nėra grafikos. Tarsi tada įsipareigojimą finansuoti kiekvieną suskaidytą dalį, ar ne? Iš anksto, kuo daugiau skaidyti, kuo daugiau iš ankstinių įsipareigojimų. Ir tada jau mes pradedam palikti ramybėje kokybės kriterijų. Nes tiesiog suprantu, kad laimi geriausi, bet tam tikrose srityse gali būti tiesiog visi pretendentai geriausi, taip sakant, jau ta kvota jam visą duoda. Todėl aš manau, kad kaip tik tam tikras skaidimas būtų kaip tik pavojingesnis, reiktų tiesiog ekspertam ir tarybai matyti didesnį lauką, tiesiog labiau mes atkreipti dėmesį turėtume. Bet kartu su tuo tiesiog palikti ir kokybei, ne tik, kad laimėtų tiesiog visi vienai srity, pavyzdžiui. Prašau, viceministrė. Aš norėčiau trumpai papildyti, nes pernai kaip buvau toj gairių grupėj iš kultūros tarybos pusės, kai tas Lėlių teatras atsirado pas faktum. Ir tikrai buvau labai nepatenkinta, nes nebuvo derinta su visa grupe. Mūsų dabar vis dėlto pozicija yra bendra ir kultūros tarybos ir kultūros ministerijos, kad smulkinti nereikia, nes kiekviena šaka norės turėti ir vizualiuosiuose menuose ten yra dar didesnė atrama, nes nėra taip aiškiai, tų Lėlių teatras yra pakankamai aiškus dalykas, o kai mes kalbėtumėm apie dailę labiau tradicinę prasme, tada ta disciplina atsiranda kažkur per performansą ir tas iš tikrųjų visiškas chaosas. Dėl to kaip tik yra noras nesmulkinti, ir muzikos irgi nesmulkinti, bet galvoti apie vidinės kvotas, kurios galėtų tada viduje padėti kokiai nors, tarkim, šiuo atveju, kodėl Lėlių teatras atsirado, nes jis niekad nepakliūdavo. Tai gal sugalvojus vidinę kvotą, kad bent dalis tų projektų būtų finansuojama ir tokia kaip šaka nenyktų, būtų geriausias sprendimas. Nes smulkinimas jokia kultūros taryba kitose šalyse neina smulkinimo, kaip jie visai mums sakydavo, kiek čia pas jūs visko. Taip, kuo daugiau stalčiukų, tuo daugiau įsipareigojimų kiekvieną kažką įdėti, ar ne? Prašau, čia klausimas, ponia, ir po to šalia kolega. Penktadalį sudaro iš valstybinio sektoriaus tie teikėjai ekspertai. Bet kaip suprantu, paraiškų teikėjai atvirkščią situaciją. Tai kartais nėra čia tokio nesusipratimo, ar tikrai valstybinėme sektorėje dirbantys žmonės gali adekvačiai vertinti privataus sektoriaus teikiamus projektus. Kitaip tariant, jeigu tu turi savo, nežinau kaip lietuviškai, backgroundą, kuris visuomet yra, toksai, tu mechaniškai žinai, kad turi šildymą, patalpas ir darbuotojus, ir kai tu tiki projektą, kai tu neturi šitų pakankamai stambių
dalių. Turbūt net jeigu paprašyčiau pakelti rankas, pavyzdžiui, privačių teikėjų, ar galėtumėt pakelti rankas dabar? O dabar valstybiniai teikėjai? Tai va. Tai aš, pavyzdžiui, irgi norėčiau būti vertintoju, bet aš esu vienos įstaigos direktorius ir mane iškart ištraukė iš to. Bet aš manau, būdamas direktorium, puikiai žinau, kaip reikia daryti renginius ir netgi geriau žinočiau negu mano darbuotojai, jeigu tokių turėčiau, bet kadangi dirbu privačiam sektoriu, tai tokių neturiu. Tai ar čia baimė tiem direktoriam leisti būti ekspertais dėl to, kad gavęs savo projektą aš paskirsiu jam 100 milijardų dolerių, ar kame yra šitą, iš kur gimsta tas draudimas? Pagal direktorių atveju, pagal įstatymus, iš savo projekto turėtumėt nusišalinti. Tai kame baimė? Tai problemas tame turbūt nebūtų. Tai čia bendras klausimas dėl to, kodėl tiesa pirmiausia, kad 4/5 yra iš viešo sektoriaus. Ir kodėl tiek, prašau. Jeigu galima, aš truputėlį atsakysiu kitų kampų. Ar tiesa, čia turėtume statistiškai pažiūrėti, aš tikrai mintinai negaliu atsakyti iš tą klausimą. Bet norėčiau pasakyti, nepamirškit tą, ką minėjau, kalbėdamas apie ekspertus. Ekspertai šiai dienai perkami pigiausią kainą ir kas buvo, vadinkim, gudresnis, jeigu tai galima taip pavadinti, ir parašė mažesnę kainą, bet sutinka dirbti pusvelčių, jūs čia juokitės išgirdę apie 7 eurus, kas yra tikrai suma kelianti šypseną, bent jau jeigu neįvoka, tai nėra daug. Už eksperto darbą, atsakingą darbą, tai nėra daug. Tai mes turim tiesiog faktą, kad tie, kurie pigiau parašė ir kurie vėliau padavė pareiškimą, tai tai yra. Kultūros taryba negali įvardinti. Jums durys uždarytos dėl to, kad kuriant įstatymą buvo įrašyta, kad vadovų įstaigų negali būti ekspertais. Galbūt tai bus koreguojamas įstatymas. Čia kultūros taryba negali būti nustatyti. Taip, prašau, viceministras nori kaip tik į tą temą, ne? Taip. Vienas komentaras dėl viešo sektoriaus neviešo. Neužmirškim, kad akademinis sektorius yra biudžetinis viešasis. Tai prasme, žmonės dirba iš mokymo įstaigai, kurie nebūtinai susijęs su projektais. Iš universiteto akademijoje atėję dėstytojai, profesoriai ir visai kita, jie traktuojami kaip viešo sektoriaus atstovai, o realiai tai yra akademiniai atstovai. Antras atsakymas, taip mes einame link to, kad šita nuostata bus keičiama. Ji atsirado dėl teoriškai įsivaizduojamo skaidrumo ir tai realiai eliminavo didžiąją dalį galimų ekspertų iš ekspertavimo. Be abejo, atsiras klausimas, kaip tada jie ten nusišalina ir taip toliau. Mes tikimės, kad pavyks šitą dalyką pakeisti, kad galės įmonių vadovai, bet tik be abejo atsiras tada vėl klausimas, nes tada atsiras ir klausimas, o kaip jie ten savo skirsto ir panašiai. Tai neužmirškit, kad visą... Bet tai nusišalins čia. Bet yra visada dinominės. Taip, čia atsiprašau, padaršau. Labai ačiū. Tomasas Butkus, Vario Burnas, gyvenam skaitmeninėme amžiuje ir klausimas, kada bus pereita prie skaitmeninio paraiškų teikimo. Man atrodo, jau pradžioje konferencijos. Sistema yra dėkima su paslaugų teikėjais, sutartis yra pasirašyta ir galioja iki 18 metų kovo mėnesio. Tai pagal sutartį kitų metų kovo mėnesio neturi būti padaryta, bet mes su jais deramės, šnekamės, kad tai būtų padaryta iki šių metų galo. Bus tik elektroninis teikimas. Taip. Tik elektroninis. Jisai buvo, šiaip tai ta sistema buvo išbandyta, nes kaip tokia pilotinė versija buvo paleista tiesiog vienai programai. Jūs pasižiūrėjom, ten buvo tam tikrų trūkumų, dabar yra koreguojami. Kadangi trūkumai yra, kurie nebuvo numatyti sutartyje, bet ir su viešų pirkimų tarnyba turi derinti, tai čia vėl toks yra tam tikras biurokratizmas. Bet vakar buvom susitikę ir su viešų pirkimų tarnybos vadovė, šnekėjom, tai viską skubinam iš savo pusės, mes viską darom, kas yra įmanoma. Mokslų taryba turi puikiai veikia. Jeigu būtum turėję palaikymą iš kultūros ministerijos, šitą sistemą būtų senai veikusi. Tai čia šiais metais mes pagaliau turim palaikymą ir pradedam judėti į priekį. Tai čia galim padėkoti buvusiai kultūros ministerijos vadovybei. Štai klausimas tenai ir po to čia. Sveiki, Šarūnas Ledas, Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos valdybos narys. Norėjau tai pirmiausia komentuoti, kad iš esmės visose vakarų valstybėse ir ne tik vakarų valstybėse ir to pačioje Europos Sąjungos, tos pačios Europos Sąjungos fonduose, pavyzdžiui, Kūrybiškos Europos, kur iš esmės yra finansuojamos kultūrinės ir meninės veiklos, yra finansuojami žaidimai, turi savo atskirą sritį ir ar
tai programą, ar tai sritį, tiesiog iš esmės gauna finansavimą ir atrodo šiuolaikiniam pasaulyje, kad natūralu, kad kompiuteriniai žaidimai yra kultūros dalis, kai kurie žaidimai yra tikrai pakankamai meniški ir kai kurie integruoja kultūrą tiesioginę prasme, net jeigu nepriimtumėm tai, kad žaidimai savaime yra kultūros dalis. Tai regis lyg ir natūralu ir savaime suprantama, kad kompiuteriniai žaidimai turėtų būti remiami kultūros fondų. Tai dabar klausimas, ar yra kas nors tą linkme daroma ir koks progresas, jeigu ne, tai kas yra planuojama. Puiku, ačiū. Kiek pamenu, kai buvo paleista kūrybinių dušių programa, tai pirmus metus buvo galima teikti. Tai bet paskui anos ministerijos pozicija valdžios buvo, kad žaidimai kaip ir tokia labiau komercinė yra sritis ir buvo sąlygos ir dėmesio numatyta, kad jie negali teikti. Tai dabar ačiū už pastebėjimą, tai mes rengiam naują gairių pataisų projektą, bet tai pagalvosim. Aš tiesiog pritrusiu, kad yra finansuoti keletas žaidimų tikrai ir tiesiog, o kita dalis, kad tai yra, turbūt tai tikrai nebūtų kaip atskira žaidimų kategorija, bet žaidimai tie patys, kurie finansuoti, jie gali būti finansuojami per patriotizmo ugdymą ar bet kokią kitą temą, kurie gali būti. Tai tokia ir yra. Ir pataisysiu, kad būtent ir įvairiose šalyse yra įvairiai ir įvairūs fondai. Yra kultūros tarybos, paprastai galbūt tai sueina net ir kai kas Britanijoje kultūrinės industrijos, kurios yra traktuojamos kaip pradedanti verslo pirminė parama. Tai čia toks variantas gali būti. Taip, labai trumpa replika, jeigu nori. Tai įdomu, kodėl yra galvojama, kad tai pagal nutylėjimą nebus atskiras sritis, nes kaip ir minėjau, pavyzdžiui, Europos Sąjunga remia tai visiškai kaip atskiras sritis. O jau mes ką tik kalbėjome apie tą daugybę sričių, bet į tam tikrą tematiką, jeigu būtų projektai, tai jie turbūt galėtų atliepti. Bet, pavyzdžiui, Europos Sąjunga finansuoja tiesiog naratyvinius. Žiūrėkit, yra labai įvairiai, ką aš bent jau rekomenduočiau, Europos Sąjungos lygmenyje yra vienai, aš vis tik siūlyčiau darytis pavyzdžių nacionalinėse valstybėse. Nes truputį skiriasi tikslai Europos Sąjungos bendrai paėmus ir neišvengiamai nacionalinės vyriausybės skirtingai. O jūs galite aplikuoti ir durys tikrai nebus užkirstos. Bet žinokit, kiek bandoma, tai yra nebepavyksta jau porą. Tai žinokit, dėl atskirų projektų vis tik aš siūlyčiau, mes neišdiskutuosime, yra kokie 4000 projektų, kurie negalima. Tai, kad jūs tai viešai dabar iškėlėte, tai irgi prisidės prie to, kad jūs atidžiau svarstys kitą kartą. Tiesiog, kaip ir pirmoji minėjau, kad mes paleidžiame savo konsultacijų skyrių ir interneto svetainėje tikrai prašom, nes šiandien ką pašnekėsim, tai surašykit į komentarus siūlymus, mes tikrai atsižvelgsime. Prašau. Dabar dirbisi iš ministerijos. Statykit, prašau. Audronė Misikonė, vieško įstaiga vienuolinės direktorė. Iš ministerijos ir iš ministrės girdisi toks kvietimas jaunimui jungtis į kultūros sektorių, tai labai gerai. Norėjau paklausti, ar yra planuojama, gal ir galima, ar gali studentai jaunimas aplikuoti į rėmimą, neturėdami savo ten jokių viešų įstaigų, ar tai įmanoma, ar tai galima, ar tai planuojama? Ar tik juridinės organizacijas, ar tik juridiniai asmenys remiami? Mano studentai, kurie vykdo savo, ar tik juridiniai, ar fizinis asmuo gali būti remiamas? jaunimas, studentai, kurie... Ne, tai žiūrėkit, tai nesvarbu dėl amžiaus ar dėl lyties klausimas, ar fiziniai ir juridiniai asmenys. Juridiniai gali kreiptis, visiems yra atvira. Dėl fizinių asmenų kol kas egzistuojanti forma yra stipendijos. Galiu pasakyti, kad mes neturim aiškaus visai sutarimo, yra minčių apie tai, kad reikėtų galvoti apie individualius grantus fiziniam asmenim kaip ūkio subjektam, kurie galimai vykdo ūkį individualią veiklą, bet čia yra šiek tiek platesnis klausimas. Stipendijos fiziniam asmenim yra. Dar pirmininkės noriu paklausti. Fizinis asmuo, kuris turi individualios veiklos kažkokią tai sertifikatą ar dar kažką, jis jau traktuojamas kaip juridinis asmuo? Ne. Pagal jūsų kriterijus. Turi būti arba VŠI, arba UAB, ar kažkas toks. Arba asociacija. Net ne mūsų pozicija, bet apie tai, kuo su valstybės kontrolė šnekėti, tai čia labiau yra valstybės kontrolės pozicija, dėl to, kad ne tai, kad nėra pasitikėjimo, bet kaip paskui, jeigu neatsiskaitys laikų, kaip mes išieškosime žmogus. Tiesiog šiuo metu kultūrą studijuojantys studentai savo darbams, galbūt ir visai įdomiems perspektyviems studentiškams, jie negalėtų aplikuoti. Bet čia trūkumas, ponai viceministrai, čia trūkumas turbūt, ar ne?
vienas komentaras, nežinau, trūkumas. Pagal dabartinės nuostatas, politinės taip pat ir šiaip visada, šiaip finansuojami profesionalai, mes nestudijuojami švietimo ministerijos srities. Studentai, moksleiviai yra švietimo ministerijos sritis, kuri turi savo atskiras sistemas. Įvairiose šalyse yra, bet kol kas nuostata tokia. Bet aš turiu omeny, kad fizinis asmuo, ne apie studentus, bet šiaip fizinis asmuo, kuris vykdo tam tikrą veiklą legaliai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir jis būtinai turi kurti instituciją, organizaciją, kuri pati savaime jau yra našta, ne? Taip, čia iš kurios pusės žiūrėsi, taip, aš kaip sakiau, mes apie tai galvojame, bet neužmirškite, kad greta dabartinių aplikantų, kur būna 6000 paraiškų, tada atsivertų duris dar 6. Nes tai tada klausimas, kaip tai suvaldyti žmonės iš tų pačių lėšų, ar kaip darome. Ta prasme, čia bet Tokiu būdu jūs manot, kad galima, nepriemant fizinių asmenų, kurie veikia pagal didelę veiklą arba pagal kažkokį liudijimą, jūs tiesiog taikot kaip ribojančią priemonę sulaukti 12 000 paraiškų vietoj 6. Aš manau, kad tai yra šita matematika truputėlį klaidinga dėl to, kad būtent fiziniai asmenys, realiai mes labai daug turime, turbūt realiai paraiškos yra nuo fizinių asmenų, kurie teikiami per viešasias įstaigas. Čia yra taip. Juk žmonės sugalvoja, o ne įstaigos. Taip, prašau. Ačiū klausimas. Aš gal tik labai trumpą repliką. Esu Mindaugas Punca, kultūros tarybos darbuotojas. Tai aš tiesiog pasakysiu, užfiksuosiu, kad mes stipendijose, kur fiziniai asmenys teikia, menininkai, kultūros darbuotojai, mes juk sulaukiam paraiškų iš 1000 per metus. Finansuojam apie 500, man atrodo, skaičius yra tiek mobilumo stipendijos edukacinės, tiek individualiai veiklai, reiškia, koks nors iškilus menininkas, Antanas Sutkus, gali gauti savo veiklai 12 mėnesių stipendiją ir tas yra daroma. Čia tiesiog yra gal su studentais šiek tiek išskirtis, nes, kaip sakė viceministras, yra daugiau švietimo. Puiku, ačiū. Prašau. Živilė Diemara, Menų fabrikas Plostas. Jūs prieš tai minėjote dėl kūrybinių industrijų programos, kad buvo įvairių nuomonių ir įvairių diskusijų dėl likimo šitos programos, tai galbūt jau yra kažkas aiškiau ir kur link kokia vizija. Tai ta programa yra, ji yra ir tiesiog kartais būdavo tam tikrais metais, ministerija nustatydavo tos programos sumą, kvotą tam tikrą sumą, kurie ir būdavo realiai neįvykdoma, maždaug pusė jos būdavo tik tai išnaudojama. Tai tiesiog mes su ministerija tada ginčydavomės ir sakydavom, kad gal vis dėlto kitais metais mes atsižvelgim į realybę, o ne į lozungus, kaip turi būti, nes kaip turi būti taip nėra, nes kvotos kartais būdavo ištraukiamos tiesiog iš lūpų. Čia klausimas gale, prašau. Rugilė Puštytė, Nacionalinis Kauno dramos teatras. Turiu klausimą, kuris knieti nuo praeitų metų. Berods praeitais metais taryba teikia puikiai iniciatyvą projektų rašymo dirbtuvės, pavadinimu Mėlynas tušas, berods kurorte buvo, Nidoj prie jūros lygtais. Nebuvo, tai to noriu paklausti, kokios techninės kliūtis įvyko ir ar tai planuojama pakeisti ir įgyvendinti. Ačiū. Taip, tai planuojama. Techninės kliūtis buvo pagrindinės tai, kad buvo nesutarimas su kultūros ministerija. Kultūros ministerija be mūsų žinios pradėjo, inicijuojant audito skyrių, pradėjo pakeitimus gairėse. Mes turėjom viską iš naujo pergalvoti, dėl to tai buvo techninė klaida dėl kultūros ministerijos. GCI Vilnius, visuomeninė organizacija, noriu pasiteirauti, ar galimas kolegialus finansavimas iš atskirų rėmimo fondų, nes mes turime sugalvoję projektą, kur kelios siužetinės linijos kaip ir atitiktų jūsų remiamas sritis, o kitos, pavyzdžiui, ūkio ministerijos arba socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ar turim formuoti kaip atskirą projektą? Aš nelabai supratau. Esame sugalvoję socialinį projektą, kur yra kelios tarpusavėje susijęs siužetinės linijos. Sakykime, dalis jo atitinka jūsų remiamas sritis, o dalis jau kaip ir būtų labiau prie ūkio ministerijos arba socialinės apsaugos ir darbo. Ar galim, tai ar mums reiktų formuoti kaip atskirą projektą tos dalykus? Produktą teikti
keliom institucijom, prašome dalinio Tiesiog reikia finansavimo. parodyti, kokios veiklos, kad nesidubliuotų, žinot, išlaidos, nes jeigu jūs parodysite, kad jūsų tam tikra veikla finansuojama iš to fondo, ir jūs taip pat reikia už mūsų prašote, tai be abejonės tai bus dubliavimas išlaidų. Mes esame pasirašę, kad puikiai dirbam ir su mokslo taryba, ir su požymių fondu, mes keičiamės informaciją ir žiūrim, jeigu tie patys protai teikimi, ar nesidubliuoja tam tikros išlaidos. Bet ar nebus taip, kad jūs nutarsite nefinansuoti projektų arba suabejosite, nes nežinote socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pozicijos dėl kitos dalies projektų ir taip suabejosite, ar projektas apskritai įvyks. Čia ta potekstė. Ar teikėjui verčiau skaidyti projektą į atskiras dalis, teikti kiekvienai institucijai jo atskirą dalį, ar iš karto rodyti visą, bet ar taip jis nerizikuos, kad jūs pagalvosit, klausykit. O iš kur čia žinoma jam dėl to, kad mūsų projektai yra, mums pateikiami projektai yra atsidūrę konkurse. Tai tiesiog gali būt, gali nebūt, kad remia kiti yra prioritetas, šiek tiek balų pakyla, bet garantijos jokios nėra šiuo atveju, o iš anksto susitartai neįmanoma. Idealiu atveju projektas turėtų būti sukurtas taip, kad galėtų būti gyvendinamas net ir su vienos institucijos, vienos dalies finansavimu. Taip turbūt. Prašau. Ten gale klausimas. Prašau. Taip. Labadiena, Monika Gimbutaitė, 15 minučių. Tarybos pirmininkė yra užsiminusi, jog yra svarstama, diskutuojama, ar balinė vertinimo sistema kultūros taryboje yra tinkama ar ne. Norėjau paklausti, kur link nukrypo tos diskusijos ir, ar balinė vertinimo sistema vertinant kultūros projektus visą prekę. Mes diskutuojame apie tai tikrai labai daug. Patys pirmi metai buvo, tai kadangi, kaip minėjau, tai pereinamasis laikotarpis, mes taikėme tą modelį, kurį naudoja kultūros fondas, tai mes balų neturėjom. Tai buvo ekspertų rekomendacijos, jų patarimai, jų nuomonė. Tiesiog reikia surinkti tam tikrą kiekį rekomendacijų finansuoti. Tiesiog jie rinkdavosi posėdžius, buvo kriterijai, tai... Ne, koks kitas būdas tada priimti sprendimą. Reikia surinkti tam tikrą... Yra posėdžių metu perskaitė paraiškas, kiekvienas ekspertas individualiai dirba. Jis atėjęs į posėdį, turi savo sąrašą, savo nuomonę dėl kiekvieno projekto. Ir jie posėdžių metu išsidiskutuoja, kas šiuo metu gali būti paremti. Tai buvo pirmais 2014 metais toks projektas. Vos ne balsavimas. Panašiai, taip. O antrais mūsų metais ministerijos iniciatyva atsirado balinė sistema. Ir, kaip pasakyti, mes apie tai diskutuojame. Dalis tarybos narių mano, kad jinai galbūt gali būti ir kitokia, dalis mano, kad gerai. Tas pats ir ekspertai tą patį atkreipia dėmesį, kad kai kuriems ekspertams tai yra labiau priimtina sistema, kitiems nelabai. Teko klausti ir bendrauti su kitomis menų tarybomis, tai kitų menų tarybos tai nėra balinės sistemos, tai tiesiog, ką mes išnekėjome posėdžių metu ir išsidiskutuodami nusprendžia, Jums kaip atrodo, koks geriausias? Aš manau, kad nebalinė sistema, čia mano asmeninė. Nebalinė. Aš manau, kad taip, čia mano asmeninė, bet kiti tarybos nariai kitaip mano. Dabar mes diskutuojame, galbūt viceministras Utronis pratęs, mes šiek tiek keisti. Balinė sistema išliks, atsakant jūsų klausimą, bet galbūt kai kurios vertės kriterijų keistis. Tada perduodu Utroniui, nes jau ministerijos priklauso. Tada gali būti labai painoja, jeigu dviguba sistema. Prašau. Aš kaip asmuo manau, kad balinės sistemos nereiktų. Kiek esu pats dirbęs, nebuvo balinės sistemos, ne tik Lietuvoje. Tačiau, vėlgi visuomenė pasidalinosi mažiausiai dvi dalis. Vieni mano, kad reikia, kiti mano, kad nereikia. Kaip vyksta be balų, vyksta taip ne, būdu arba bendrai susėdus ir diskutavus. Kas palengvina su balinė sistema, ką tai palengvina, tai kai ginčiai kyla, tai būtų nepatenkinti, kodėl mes negavome paaiškinti. Tai balai, yra reitingas, yra, ta prasme, tu esi tam tikros ribos ir tiek. Tai tenkina dalį visuomenės. Ta prasme, tai čia irgi susitarimo klausimas. Ir tik priminsiu, reiškia vieną dalyką, kadangi būna ginčių, kodėl aš negavau. Šiaip iš principo visos tarybos paprastai visi finansavimai skiriama kažkam. Tai yra, nėra atmetimo kitų, skiriama, taip sakant, laimint niekas geriausia. Tai nėra, kad kiti atmesti, tiesiog, tiek, kiek baigėsi pinigai geriausiai gavo. Bet kadangi dalis visuomenės nori gauti paaiškinimą, kodėl, taip atsirado balų sistema, kuri skaičiais kaip ir parodo, sakykinai, kodėl. Nors tai labai sąlyginis dalykas. Taip, dar du tarybos nariai nori pasakyti. Aš tik norėjau paklausti, po
paprasčiausiai jūsų, kiek jums yra naudinga sužinoti, kad jūs gavo tiek ir tiek balų. Pakelkite rankas. Kažkam naudinga, kažkam ne. Tai dar pusė turbūt. Kiek gauna tie 3-4 sakiniai išeiti, kurie ne visada nesmėgi. Yra dar toksai... Replika buvo iš Kristijono, kad naudingiau gauti tuos 3-4 sakinius, kurie suformuluoja atsakymą, jie ir yra, kartu ir sakiniai ir... Yra dar kitas sumanymas, tiesiog dar viena, ką iš ekspertų, kai kurių mes girdėjome, kad, sakykime, kadangi dažnai būna balinė sistema, galbūt vieniem yra gerai balai, kiti balus išviešina, pasityčioja iš ekspertų, įvairiai būna. Bet balai yra gerai patiem ekspertam, kad jie suskirsto, nes vis tiek susirenka 5-7 žmonės ir jau sužymėja balus. Ir jeigu tas, kuris yra, sakykime, įtakos didesnės bet kokios turi, jis be balų galėtų pakreipti labai kardinaliai, sakykime, visos grupės darbą. Šiuo atveju balai jau surašyti, tik tai gali keistis šiek tiek nedaug. Tai klausimas tik tai toks yra, kuris tarp mūsų kyla, ar balus reikia skelbti, ar jie yra būtini, ar skelbti tiesiog kas gavo, kas negavo. Balai tarsi būtų vidinėme dokumente. Ir dar vienas dalykas, jūs sakėt, kad atsiradęs kažkoks vienas autoritetas, tai tam tikram rate gali bet gal tai gerai? Kad dar ne tik galima dar padiskutuoti, ar čia kad įsileisi platę į... Aš norėčiau dar trumpai pakomentuoti, buvo užsiminta apie mokslo tarybos sistemą, tai ten atsakymai yra išsamesni. Ir mes nepamirškim, kad mokslo tarybos ekspertai gauna 6-10 kartų daugiau už tai, ką jie vertina, jau jie turi daug mažiau paraiškų ir mes visi suprantam, kad tie komentarai, 2-3 sakiniai, visiems padeda daug daugiau negu balai. Problema yra tokia, kad ir taip apverktinai maži atlyginimai už projektų vertinimą, parašyti normalų sutartinį komentarą užtrunka, žinot, ne tik 3 sakiniai gali būti labai daug metų. Tai čia yra toks techninis dalykas, kuris iš tikrųjų keisis su elektroninė sistema, nes ten bus jau šiek tiek kitaip ir galės atsirasti tokie sprendimai. Tuo plaukit mikrofoną, nes kadangi vyksta transliacija, tai geriau tiem, kas... O tai gal galima sužinot, kodėl vis dėlto mokslo taryba gali tuos ekspertus brangiau? Nes jie neturi 6,000 paraiškų. Tiesa, 7 eurai už vieną projektą ir žodis ekspertas, tai vektoriai, kurie niekur nesusikerta. Dabar nesakysiu jums tiksliom frazėm teisiniam, bet mokslo taryba turi išimti. Iš ES direktyvos turi išimti. Tai kai bus rinkimai, rinkite tokius, kurie už tai kitais ir balsuoja. Gerai, dar čia... Apie tą patį aš tiesiog papildysiu. Kolega Vaidas labai detaliai įvardino pliusus balinės sistemos, kuri posėdžio metu ekspertams tarytum padeda labiau susitarti. Iš kitos pusės ta balinė sistema buvo inicijuota ne kultūros tarybos, o ministerija bandė formalizuoti veiklą. Dalinai tai buvo daroma dėl to, kad jie buvo baisiai nepatenkinti pirmųjų, kai pradėjo ekspertai dirbti, pirmųjų sprendimų eiga ir netgi buvo atakuojama kultūros taryba. Išviešinkit ekspertus, kodėl jis taip nusprendė, kodėl tam projektui davė, tam nedavė, kokiais argumentais vadovaujantys. Ir teko gintis, kad tai yra būtina apsaugoti ekspertus nuo bet kokios įtakos politikų ir ne tik politikų, ir nuo, sakykime, kitų kultūros lauko žmonių. Mano patirtimi tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėse tarybose, kurioje tekia būti ekspertų, niekur balinės sistemos nebuvo ir neteko diskutuoti, kodėl pas juos nėra balinės sistemos. O veikla be balinės sistemos, jinai turėjo savų pliusų, nes tada nebūdavo keistai užlūžtama, kad, palauk, šitas projektas, akivaizdžiai geresnis, bet pažiūrėk, jis gavo 5 balus už, nežinau, ten biudžetą gerai sustatytą, 5 balus dar už kažką, ir tu kaip tada turi nubraukti jam balus, bet negali nubraukti, jo biudžetas gerai sustatytas. Bet esmė tai jo turinys tai geresnis anoj pusėje. Tai kai yra be balinė sistema, tiesiog ekspertai balsuoja, tai yra normalus kelias, balsuoja. Ir jeigu jis sako, taip, iš tikrųjų šitas yra geresnis, nesvarbu, kad jo biudžetas geriau surašytas,
ten dar kažkas geriau suformuluota, sponsorius turi jisai susirinkęs. Bet esmė, tai yra esmė. Pinigai turėtų būti skiriami ne už gerai parašytą paraišką, idealiai parašytą paraišką paužėsti. Tai bazinė sistema šitą apsunkina. Ir klausimas, ar tai yra sektina, testina teisingai. Ypač kultūros projektų srityje, ne? Pajoniški, gal taip, judam paskutinis klausimas ir baigiame mūsų renginį. Prašau. Vygintas Gasparačius metus jaunimas. Aš norėjau paklausti dėl kalendorinių metų problemos. Iš principo, iš tikrųjų matom, kad kultūros taryba vis anksčiau skelbia rezultatus, bet, na, pasižiūrėjus vis tiek sausio 26, man atrodo, paskutinis buvo paskelbimas šiais metais, tai, na, sudaro problemų rengiant renginius ir projektus vykdant, na, sausio vasario mėnesį, kurie vyksta. Tai ar ta problema kažkaip yra išsprendžiama, suprantu, kad tai biudžeto sandaros yra ypatumai ir panašiai, bet, na, jeigu paimtumėm, tarkim, pilietiškumo skatinimo programą, tai vasario 16, sausio 13 yra metų pradžia. Ir bet biudžeto sandaros klausimų čia nėra, nes akcizai skaičiuojami už dar praėjusius metus, tai preziumuoti būsimą sumą labai lengva. Šiaip siūlau pasikviesti Edmundą į laidą finansų ministrą arba finansų ministerijos kažkurį darbuotoją apie tai pakalbėti. Mes mėginame šnekėtis tarp kultūros tarybos, kultūros ministerijos ir finansų ministerijos apie tai, nuomonės labai skirtingos. Aš irgi tai puikiai žinau, ne tik tai sausio 1 yra vėliavos pakėlimas, prasideda sausio 13, yra šnekėti apie ir sausio 2 premjeras nori žmonės rengti arba parodas ir taip toliau. Ir pagal biudžeto sandarą, taip kaip skaičiuoja buhalterinė prasme, kas iki gruodžio 31 išėjo, paskui jau kitaip. Mes norėtume tą, aš tai vadinu gruodžio 31, nežinau, sindromo arba mitu. Pastumti finansinius metus. Ne, ta prasme, šiaip pasaulio, normalios valstybėse tai nekaip netrukdo, čia yra ritmingai ir tiek. Skirtingai finansų žmonės, finansininkai, finansų ministerijos specialistai traktuoja šitos dalykus. Čia visiškai sąskaitybiniai, buhalteriniai dalykai. Turbūt, jeigu reikės kviesimės į kažkokias diskusijas, bet čia visiškai techninis ginčas. Dalis jų sako negalima, nes todėl, kad negalima, nes tai turi būti. Kai sakom, kodėl kitose šalyse yra kitaip, sakom, negali tai būti, ten yra taip pat. Ir toks būna šnekėjimas, kaip ir kai kurios kitos temos, šnekėsi apie batus, gaunasi per ratus. Bet mes stengiamės tai veikti, nepažadu, kad pavyks. Ačiū kultūros tarybos nariam, ačiū kultūros ministerijos atstovam, dėkui, kad susirinkot, labai įdomi diskusija.